noris pasidžiaugti Tomu Purliu, kuris atlaikė visą šitą krūvį rytinį, pirmadienį, tai ne visiems pavyksta padaryti. Taip. Nori įsikūrė, Tomai. Ačiū labai. Su Luko ir jūsų pagalba, Karoli. Nu, jaučiuosi beveik komfortabiliai. Bliamba, gal reikia keistą kėdę. Nu, aš manau, kad reikėtų jau, žinokit, nežinau kodėl, bet čia pasirodo ne mano problema, o kėdės. Nu, žiūrėk, aš pažadu to, mes grįžtam su Lukučiu kitą savaitę iš Dubajaus ir aš tau kėdę šitą suveiksiu. O gal Dubajų pamatysi? O gal ne Dubajų, kokią aš tau parvešiu? Kreslą, pavyzdžiui. No. Su Svarovskiu. Tau reikėtų geresnės kėdės, tu daug duodi šitai įmonė nusipelnai ir sėdėti. Būtent tikrai ne. Net kreslo gal sakyčiau. Tu tokia. Manau, kad taip. Mėlyjeji, labai pagarbiai kreipiuosi į žiūrovą. Pasubscribinkit mūsų YouTube kanalą, ne? Taip. Kažkaip kartais Like, to subscribe. trūksta, sakyčiau. Dabar Taigi nėra sunku. Nėra sunku, aš pažiūrėjau, 72 000 prenumeratorių. Vienok tai yra labai solidus skaičius, kita vertus, kai pasižiūri, kad podcastų peržiūros dažnai siekia ir didesnį skaičių negu šitas prenumeratorių skaičius, tai supranti, kad dar yra potencijos paauginti dar šitą. Kaip sako Virginijus Bulutas. Taip. Dar yra potencija. Pasipotencija pakankamai gera. Pas Virginijų Bulotą. Ne, apie jauną žmogų. Pas Tadą Bulotą. Pas Tadą klausimų. Pas abu, manau, kad taip. Gerai, vyriukai, šiaip mes susitinkam su jumis po penktadienio linksmybių Kaune. Savaitgalį turėjom suvirškinti viskam, kas įvyko. Šiaip Tomukai girdėjau jūsų Eurolyga Live jau, kur debiutavo, nedebutavo, bet šį sezoną gal dar nebuvo iki šiol Dominiko Meškausko, ne? Man atrodo, gal pirmas buvo jo pasirodymas pakeičiant laikinai Žilviną Aleksandravičių. Tai aš noriu pasakyti, kad važiavau į renginį kaip tik ir klausiausi su tokiu malonumu. Taip, gerai, Dominikas yra įsijungęs į Eurolyga Live. Šaunuolis. Tai man irgi labai patiko. Iš karto iš žvalgėlio apie Mausis Raitą, apie tai, kaip jisai dartais žaidžia Rūbiniai po rungtynių su Valencija. Prieina Dominikas, sako Mausis, jo, aš tau pakomentuosiu, bet prieš tai man paaiškink, prašau, kaip čia man dabar pabaigti šitą partiją, žinai. Sako, tai čia labai paprastas, čia tau sako, reikia 11. Ką? Man tai nieko nesako. Man irgi nieko nesako, bet pagarba Dominikai, ne? Nepasimetė. Ten girdėjau, mačiau komentarų, kad ten kažkaip ten yra labai daug nuomonių, kad gal taip, gal ne taip, žodžiu, bet... Ar ne taip reikėjo užbaigti? Ar ne taip reikėjo? Kad nereikėjo taip užbaigti dar. Ai, čia dar iki tokio lygio pas mus yra. Taip, pasirodo, iki tokio lygio profesionalų žiūrime. Matai, pas mus krepšinis yra paskutiniai vietai. Pas mus yra užkulsiai, pramogos, linksmybės ir tada krepšinis ir analizės. Ką Karolis laikė tą ir minį. O šiaip tai pirmiausia, žinai, pagarba Žalgirio arenai. Aš tai pasakysiu, likus iki ketvirto kėlinio pabaigos 6-7 minutėm. 6-7. Dar nežinau, ką reiškia, bet... Nežinau, ir aš. Bet Žalgirio arena atsistojo ant kojų. Ir galvoju, okei, būna, čia mes kartais pastovim ant tų kojų, viskas tvarkoj. Ir tai turbūt buvo pirmas kartas, paskui dar kalbėjau su vienu kitu senuoju Žalgirio arenos lankytoju, sakom, lemba, sako, tiškiai, tikrai neprisimenu, kad žiūrovai išstovėtų iki pat rungtynių galo, likus tiek daug laiko iki ketvirto kėlinio pabaigos, tai čia rungtynių laikas. 15 minučių skaičiuok bendrai turbūt ten su viskuo, neprastovėt. Ar peržiūros viską. Jo, tai čia, hebra, aš manau, kad čia ir yra pats geriausias įrodymas, ką šiuo metu žmonės galvoja apie Kauno Žalgirį ir ką jaučia Kauno Žalgirį, nes priversti šitą areną šitaip neįprastai elgtis yra įrodymas, kad šitas Žalgiris irgi nėra įprastas. Vis tik tai bendra atmosfera ir šiuo metu bendras fonas apie Kauno Žalgirį tiek arenoje, tiek žiūrinti tai, kas vyksta internete, tiek sutinkant žmonės gatvėje, parduotuviai, kurie mėgsta apie ką čia pakalbėti. Tu jauti, kad, kaip sakė Arvydas Sabonis, ateinant Lidlui, vyksta kažkas ypatingo. Ne? Tai žinai, tai negali neigti to fakto, kad didžiulis pakilimas. Žalgiris Eurolygos lyderis, apie ką mes kalbam. Po 9 turų. Po 9 turų su HPL ir dar kokia komanda? Cervena Zvezda, kuri fiksuoja 7 pergalių seriją. Ir karščiausias Kauno Žalgiris pagal pergalių iš eilės skaičių. 4 iš eilės, Zvezda. 7, tai antras pagal. Tu negali to neigti ir žinai, kad ir koks esi didžiulis, turbūt hateris arba nekentėjęs Kauno publikos arba Kauno Žalgirio. Negali užsimerkti tiesiog ir kai taip atrodo Žalgiris, Silvinas Francisko tampa tik 5-uoju Žalgirio istorijoje Eurolygos mėnesio MVP. Ta pati pradžia, kaip jisai buvo pristatytas Pauliaus Jankūno, įteiktas tas apdovanojimas aikštės viduryje. Ir visi skanduoja MVP, aš nežinau, turbūt tokio jausmo. Ir jaunas, ir senas.
ne, kur, sakykime, dar jaunam žmogui tai viskas aišku, kas yra MVP, bet tu pasižiūri ir vyresnio amžiaus žmonės. Ne, MVP irgi. MVP, ne MVP, na tai žinai. Ir fainiai labai, ir aš manau, kad čia pačiam Silveinui jisai išgyvena didelį džiaugsmą nuo palaikymo iki to žaidimo, ką jis demonstruoja ir kaip jiems sekasi. Tai ta pradžia man toks buvo wow momentas, kaip, sakau, apdovanojo sirgalį Francisko. O daugiau tas tikėjimas, nu. Ir paskui žiūrovai, žinai ką, jie dar paskui pagavo azartą, žodžiu, gaudyti Silveino emocijas. Jis labai reaguoja į jas. Jeigu žiūrovai pradeda skanduoti MVP, tai jisai matosi paplos visada ir taip toliau. Net rungtynių metu buvo momentas, kai žiūrovai pradėjo skanduoti Francisko. Nes jam kažkas, po nesėkmingo momento, man atrodo, kažkas buvo nepasisekė ir... Jo, ir jisai, ir tuo metu Žalgiris ėjo gintis, Francisko pasitikinėjo žmogų, kuris grąžina kamuolį iš už galinės linijos ir publika skanduoja Francisko ir jisai parodo galvą, kad aš jūs girdžiu rungtynių metu, nekalbant apie tai, kad po rungtynių dar kartą ten vėl MVP ir tada jau tas širdelės ten siunčia. Žinai, aš žiūriu jį ir galvoju, čiagi kiekvieno vaiko svajonė yra, ne? Kai tu žaidi krepšinį, vaikystėje mėtai kojinių gumuliukai, dėžę prie durų pritvirtinta ir tu įsivaizduoji, kaip publika galbūt skanduotų tavo vardą. Plius turbūt tu matai, kas darosi, žinai, Amerikoje, LeBronui Jamesui skanduotės, Kobe būdavo, bet kai tu pats išjauti šitą pagaunį, tai, nu... Turbūt pameti galvą ir net nesuvokia, kad tai vyksta, kad tai yra realiai surrealu, ką tu dabar patiri ir kad turbūt jauti, kad niekas kitas realiai šitoj organizacijai, bet tų mūsų legendų, bet iš užsieniečių tai tikrai niekas nebuvo šitą patyręs ir kokią įsimelę jaučia, kokią gauna, bet to pačiu ir duoda po tų rungtynių, ne, vėl prasidė su vaikais pasibuvimai iki paskutinio vaiko, skiria dėmesį jisai, nesvarbu vaikas didelis, mažas, saugęs, tai jo tas ryšys, sakau, neįtikėtinas, šitas, sakau, Žalgirio, tai yra didžiausia dabar tvirtybė už aikštelės ribų. Silveino Francisko santykis su fanais. Ar yra, kada atpurly tavo pavardės skandavę žiūrovai? Nu, gal tik tai kokie 2. Aš esu skandavęs, atsimenu, per žurnalistų čempionatą. Taip. Purlys, reikiau. Ne, šiaip apie Francisko, tai faktas, kad, sakau, buvo tokių labai daug, realiai labai daug tikrai abejonių, ar Francisko tikrai atėjus geriem žaidėjim, ar jisai deliverins taip, kaip jisai deliverino, ir dabar matom, kad tikrai jisai iškritus ir William Gossui, ir prieš tai tapo tikrai mėnesio MVP, ir tą, ką jisai išdarinėja, kaip jisai tobulėja labai daug sričių, tai pirmiausiai žaidimo valdyme, kūryboje, tai yra... Lambo vairavime tobulėja. Bet tas čia Lambo nėra čia išpūsta istorija. Kas nors matė jis to Lambo? Aš nežinau, o dabar čia, o gal... Kas nors matė Lambo iš viso Kaune? Čia nebus dar viena istorija, kur mes patikėjom tiesiog? Ne, bet šitą pasakė kas? Tubelis Ąžuolas. Kai aš jo paklausiau... Tai gal dabar jisai mus trolina? O klausyk, gal... Čia gal seniai, gal čia aukščiausias lygis? O klausyk, gal čia yra... Kabelio, gal čia jis turėjo menį kažkur kompiuterinėse žaidimuose, žinai? Kas galėtų būti iš tubelio pusės? Kai rungtynės net važiuoja su Lambo, tai tikrai nes yra klubas skirti automobiliai pagal tą nuomą, pagal susitarimą su rėmėjais. O aš su Lambo aš nesu matęs, aprasme, Francisko, nei kažkokiu... Mūsų būtų jau pasiekę ar nuotraukos, arba vaizdo medžiaga. Nes mūsų paprastai pasiekia vaizdo medžiagos. Nelygu, kiek mes jas viešinam. Nes yra tam tikros ribos ir mes jas turime. Ir kai kada mes patys tose vaizdo medžiagose esam. Ir dėl to neviešinam, galų galiau dabar paaiškinti, kodėl neišeina viešam, bet Lambo istorija, manau, kad čia yra tiesiog gal idėja, ką ten Tubelis, tada kalbėdamas Tubelis, klausiau, ko norėtum už tą 10 asistą įrašytą Francisko, jisai sakė tikėtis iš Francisko dovanos Lambo savaitėlį išnuomoti. Tai aš manau, kad čia tiesiog mes per daug už to užsikabinam ir Lambo. Bet Lambo gal yra, gal jis Amerikoje važinėja Lambo, gal ne čia? Ar čia jis pasakė konkrečiai? Bet jis prancūzas, ką žinau. Iš Amerikos, sako prancūzė, jo, sorry. Bet jis turi ir Amerikos pilietybę, man atrodo. Jis turi Amerikos pilietybę? Jeigu neklystu, jis turi Amerikai žaugęs, kilęs ir net nėra pas Prancūzijos. Patašta žmogumi, taip. Šiaip, žinai, pačių žalgiriečių mėgavimasis va šitų džiazų. Aš šiandien kažkaip tai dar kartą įsijungiau tas rungtynės, laukiau jūsų vat nuo ryto Kaune, įsipyliau kavytės, galvoju, nu dar kartą įsijungsiu, užmesiu akį, žinai. Slyva kala tritaškį su pirmo kėlinio sirena. Ir visa Žalgirio arena išprotėja, Žalgiris įsivežė į priekį. Ir pati Slyvos kūno kalba. Tu žiūri, kokiu lygiu žmogus mėgaujasi krepšiniu. Meta trajeką, įsikrenta, jis dar rankytę laiko ištiesęs ir į Žalgirio areną tokiu boso žvilgsniuku, žinai. Šitaip gerai jaustis komandui
ne tik tai slyvos dalykas. Žiūrėkit, koks įdomus dalykas yra. Kiek žmonių, spėkit, pelnė, Žalgiris 24 taškus surinko per maždaug 12 minučių, per pirmą kėlinį ir 2 antro kėlinio minutės. Kiek žmonių pelnė taškus? Per tas minutės. Iš tų 24. Aš manau 9 arba 10. 9 žmonės Žalgiriui pelnė taškus. Chronologija nuo rungtynių pradžios. Sirvio Trajakas, Tubelio dėjimas, ten afigenas Francisko perdavimas, viskas supjaustė, sudraskės. Biručio baudikė, su ta rankutė. Butkevičiaus 2 taškis, Brazdeikio 2 taškis, Ulės baudų metimai, Brazdeikio 3 taškis, Slyvos Trajakas, Lo Trajakas, Ulės Trajakas. Čia pirmi... Ulė pataikė Trajaką? Dar ir Ulė pataikė su tą savo petardą, supranti Trajaką. Pirmi 24 taškai Žalgiriui surinkti 9 skirtingų žaidėjų. Tai ką tai duoda komandai, kai kiekvienas svarbus, kiekvienas turi vaidmenį, kiekvienas pačiupinėja kamuolį. Sisko jisai atsidarė tik tai antro kėlinio vidury. Pirmi taškai, Mausis Raitas tik antroji pusėje pirmus taškus pelnė. Tik antroji pusėje, Mausis. Nors ten ir vėl turėjo su Masiuliu pokalbėliu. Tai, žinai, Tomukai, iš tikrųjų, koks tai yra skirtingas vaizdas nuo praeito sezono, ne? Kai mes sakėm, žodžiu, kad vienas streetballina, aiso, stovi, trinki, žinai, nesužaidžia Sisko arba Volkeris, tai reiškia, mums yra mišios, o čia Žalgiris turi 9 žaidėjus, kurie nuo pirmos sekundės yra svarbus ir tik po to įsijungia 10 Sisko, 11 Raitas. Tik po to. Bet, žinai, ir tampa, aišku, rungtynių killeriais. Ir jie abudu tampa killeriais, bet be jų praktiškai komanda laikėsi visiškai žaidime. Be jų. Vis praktiškai pusantro kėlinio. Tai va. Bet ką tu paminėjai, man čia viskas, kiek žaidėjų pelnė taškų 9, bet per tą atkarpą, kurią tu paminėjai, bet iš principo viskas susiveda į tai, kad Žalgirio žaidime atsirado mintis. O ne tiesiog persivarmas kamuolio, marinavimas jo ir tada, kai nebėra kas nusiema kamuolį, arba visi tiesiog jau nusimetinėja tavo atgal tą kamuolį. Mintis, bet mano galbūt įžvalgėlė čia yra pirma tai, kad kiekvienas, žodžiu, pačiupinėjęs kamuolį tampa svarbus. Bet čia irgi tas ir automatiškai sistema gerai jaučiasi, tai pirmas dalykas, tai žiauriai svarbu, kad, kaip mes sakydavom, žinai, marinuoja Sisko kamuolį, Volkeris marinuoja, o kiti tokie... Nu ką, tu pulka, aš perbėgsiu, paskui už tave pasiginsiu tenai. Faktas. Tai vienas dalykas, o kitas dalykas, Žalgiris demonstruoja jau ne pirmą kartą. Prisiminkim, tokių rungtynių jau yra buvę, kai arba nefunkcionuoja, arba dar nepradeda funkcionuoti Sisko, arba nėra Goso. Ir vis tiek komanda nebyra gabalais. Atsiranda, kas tą dalyką kompensuos, atsiranda, kas už tave tą darbą padarys. Mes dabar matom, kad Sisko tampa tik 10-oju pelnančių taškus ir po 3 kėlinių Sisko savo sąskaitų turi 4 taškus. Įsivaizduojat, mes šnekam apie pagrindinį Žalgirio žmogų, mėnesio MVP. Ir žaidžia Žalgiris prieš karštą Valenciją, kuri atvažiuoja į Kauną po 3 pergalių iš eilės. Geriausias puolimo reitingas. Geriausias puolimo reitingas. Ir dabar tai yra vis dar viena rezultatyviausių komandų. Kaune nepelniusi net 80 taškų. Ir Žalgiris leidžia šitą komandą laikyti po vandeniu iš esmės beveik visą rungtynių laiką. Tada ateina dėdė Sisko, ne šiaip 4 kėlinį, jis ateina 4 kėlinio vidury, likus 5 minutėm, Masiulis pakelia visiškai šviežių kaip ridikėlį Sisko. O prieš tai gal 7 minutės jis buvo ant suolo. Taip. Tas pareina pabėgojęs, blecha, oi, nu davai, važiuojam. Dar parodo publikai, pasiruošę? Pasiruošę jūs. 3 aukštas? Jo, palauk, 30. Davai. Liko 5 minutės, Sisko kamuoliukas per 5 minutės. 11 taškų, 2 asistai, dar tas kamuoliukas puolime atkovotas. Rungtynių grajus įspręstas, jo, ačiū, pradėjo. Davai, senė, aš važiuoju, nes man, žinai, biškį reikalų. Nu, čia yra... Lambo laukia. Žinai, daug kas gali sakyti, oi, čia trėdaliojat, visą kitką. Nu, tu ne... Gerai, gal rytoj atrodys kitaip, bet šiandien dienai atrodo taip, šitas Žalgiris yra tiesiog fantastika. Tu kiekvieną kartą ant geros emocijos gali sakyti, kad kitą dieną gali būti blogiau, bet reikia pasidžiaugti visi. Man ir Jonas sako, kiek tu gali podcast'e kalbėti, kaip Žalgiris kažkada laukia, kad subirės. Aš nelaukiu, kada subirės, aš noriu pasidžiaugti, bet koks yra viduje jausmas, nes mes nesam pripratę prie to, kad Žalgiris pirmauja, vėl Žalgiris turbūt didžiąją rungtynį dalį pirmauja prieš Valenciją, ir realiai prieš visas komandas yra didžiąją laiko dalį priekyje, o atsilieka labai mažai. Jonasgi buvo tos skaičius atsiuntęs, atsimeni? Tai jie tik pasipildė dabar. Tai dabar dar, tai buvo, Jono buvo paskaičiavimas, Žalgiris per 8 grajus
8 ar 7 tuo metu, 8 jau. 8 buvo, 9 dabar. Pirmavo Eurolygoje 83% laiko. Tai dabar bus jau kokie arti ten 8-6. Tam kažkur, jo. Nu, bet čia aišku, šitas rungtynės buvo pakankamai tai, žinai. Oba! Va dabar klausimas iš karto, Tomai Purly, tau labiau Aderis atus. Taip. Ar tu turi pomėgį serialams? Turiu laisvo laiko nuo krepšinio, labai mėgstu žiūrėti tokius trumpus, bet konkrečius, įdomius serialus. Gerai, dabar kokia ilgio ten? Iki 10 minučių, iki 5. Oi, ne, ilgesnė, maždaug kiek trūksta pamoka, nes paskui neišlaiko koncentracijos, reikia eiti kažkur tai ramiai pabūti. Bet tai būna vienos serijos serialai. Ne, didesni, biškai. Ilgesni. Vienos senos. Nes suprantigi, mes turim iš tikrųjų, aš tai pasakysiu taip, aš nesu serialų fanas. Nesu. Viskas, ką aš iki šiol gyvenime žiūrėjau su Gintarė užsikabinės, tai buvo Walking Dead, kokius 7 gal sezonus peržiūrėjom, paskui viskas pradėjo kartotis ir kažkaip metėm tą amatą. Čia kalbam apie šiek tiek trumpesnį reikalą. Telia Play, mūsų partneris, turi originalų turinio vienetą savyje. Tai yra Emilio Vėlyvio, aš pasakysiu atvirai mano supratimu, kuklė nuomonė, šedevras Vilko gomurys. Vadinasi serialas, 6 dalių serialas. Tiek daug žmonių vidinių demonų sudėti ir atvaizduoti ekrane. Yra aukštasis pilotažas, pats Vėlyvis tai pristato kaip psichologinis, kriminalinis trileris su mistikos motyvais. Aš ten tos mistikos, tarp kitko, daug neradau, nes mistika man iš karto su fantastikos žanro asocijuojasi. Gal čia reikia dar ir brandos, kad suprasti viską? Bet kas yra mistika? Mistika tai yra, ko tu nelabai gali paaiškinti. Ne, aš ten viską paaiškinau. Ten viskas yra gana logiška. Tai, čia kaip ta mistika, kas atrasim. Bet veda į pačias tamsiausias žmogaus sielos kertelės ir tos sielos kertelės analizę. Ir tu gali per save netgi kai kurios dalykus matyti, žinai, ar tavyje to blogio yra. Ar tu turi to savyje iškrypėlio vadinamojo kažkokio, žinai. Kiek daug atradai savyje? Pusę. Gerai, gal šiek tiek gražinu, bet tikrai įspūdinga. 6 dalys, jos visos yra Telia Play ir pagrindinį vaidmenį atlieka britų aktorius Edward Hallcroft, bet man asmeniškai lietuvių aktoriai, kurių visas žvaigždynas surinktas, man asmeniškai didžiausiai įspūdį vis dėlto paliko. Kažkaip buvau net iki galo neįvertinęs Ingeborga Dapkūnaitė. Tokia kruvinoji moteris, tokia tamsi, tokia žvilgsnis. Kruvinoji merė. Supranti. Ir tai buvo serialas, kurį aš pažiūrėjau per 2 prisėdimus, po 3 serijas, nueidavau miegoti labai vėlai, bet sustoti neišeina. Tai tik tai Telia Play gali pasižiūrėti ir išskirtinumas tas, kad serialas turi 2 versijas, viena iš jų yra Director's Cut arba režisieriaus Emilio Vėlyvio versija. Tai yra viena šiek tiek tokia sterilesnė, o kita, kurią žiūrėjau aš. Grubesnė jinai tokia? Aš negaliu palyginti, bet kaip jinai pristatoma, tai jinai eina per Emilio Vėlyvio paties požiūrio kampą, kaip jisai tą situaciją norėtų atvaizduoti be jokių apkarpimų ar sušvelninimų. Tai galiu pasakyti, kad didesnio friko už Emilį Vėlyvį, tuo pačiu kaip ir genijaus nelabai tu irgi surasi. Būtina pamatyti, nes lietuviai tokio lygio produkciją tikrai nėra labai gausiai iškepę. Jos yra, mūsų kinas tikrai pakilęs į aukštą lygį, Vėlyvis prie to nemažai prisidėjęs, bet čia yra, čia kažkas daugiau. Tai be to, kad mes nuolat kartojam, kad Telia Play transliuoja LKL ir tai yra jau vien dėl to didelis dalykas. Aš, pavyzdžiui, turiu pasiėmęs Telia Play tik tai išmaniems įrenginiams, kompiuteriui, planšetkai, telefonui, aš moku 5 eurų su centais per mėnesį. Tai aš matau visą LKL, to pačiu ir visą tą turinį. Tai be LKL ir be to, kad televizija turi ir filmus prieini, bet turi dar ir išskirtinį turinį. Vat vienas iš jų yra būtent Vilko gomurys. Esam kalbėję ir apie filmą Jonas, Jonui Valančiūnui, ir apie Kapitonas filmą Pauliui Jankūnui, kur irgi yra originalus Telia Play turinys. Tai čia šitas reikalas man tampa super argumentų. Ir tik tai Telia Play šitas. Ir tik Telia Play. Taip. Tai įspūdingas skamba iš tavo patirties. Gerai pristačiau. Labai skamba kaip įspūdingas šedevras. Būtinai pažiūrėti. Tai 6 serijų. Kabina, žiauriai kabina ir vingiai neįtikėtini, finalas neįtikėtinas, Nespoilink. Nieko negaliu sakyti. Vysto istoriją taip, kad tu tikrai nelabai supranti, o kuogi čia pasibaigs. Ir kai jau galvojai, kad supratai, tau tada Vėlyvis staiga šlept, šabalboną, pist.
Žinai, ne taip galvojai. Ne taip. Aš plus matau gerai aktorių yra. Jurgita Jurkutė yra viena turbūt gražiausių aktorių man asmeniškai. Tai va. Mano vertinimu. Tai jinai ten yra. Nenoriu spoilinti nieko, bet tai geram vaidmenį. Geram vaidmenį ir... Išpildymas. Ir netikėtam vaidmenį ir viskas, ta prasme, super. Tai jungsiu visiškai. Tai va, tai Telia Play ir serialas Vilko Gomurys bei GLKL-as 3 dalykai, kuriuos nori sudėti į šitą integraciją. Šiaip pat, ką noriu pasakyti, pažiūrėkit, atmosfera geriausia yra Žalgirį ir Cervena Zvezda. Matot, Cervena Zvezda, kokiu taip pat lygiai taip pat su pasimėgavimasi, ypač namuose žaidžia prie savo fanų, kaip palaiko atsarginis Soleris. Ten lygiai taip pat žiūriu, ta rotacija galbūt nėra tokia plati, bet tikrai žaidėjai išeina ir tikrai yra žaidimas toksai irgi subalansuotas, kad kiekvienas pajustų ir kiekvienas būtų tikrai naudingas komandai. Tai vat lygiai tas pats čia, kad būtų atmosfera ir kai tu labai turi tą didelę rotaciją, tu išeini tas porą minučių, tu vis tiek turi jausis, kad esi naudingas komandai, o kaip nebuvo praeitais metais, rotacija buvo irgi labai didelė, dar didesnė. Bet būdavo nei tos minties kartais tose rotacijose būdavo, nei būdavo, kad išeidavo žaidėjas, 2 minutės palaksydavo, kažkas vieną su kamoliu prabumsėdavo ir sėdavo ant suolo. Ir dabar, kai tu vis tiek kažką tai padarai, tu tas 2 minutės palaksęs sėdės ant suolo, tu vis tiek jautiesi gerai, kad tu kažkuo prisidėjai komandai ir tu galėjai tada ant suolo ne susiraukęs sėdėti, o palaikyti komandą, nes tu jautiesi pats geriau. Tai va čia šito Žalgirio irgi yra labai didelis privalumas. Plius privalumas, kai tu turi Mozesą Vraitą, kuris būdamas legionierium prie pirmiausiai pajustų skausmų galėtų nusimti, o Masiulis kalba, kad jeigu tai būtų paprastas žmogus, sakykime, ne civilis, jis jau turbūt sėdėtų langėti ir būtų su pakabinta ranka, ne? Bet mes turim Vraitą, kuris, nemažina apsakų, jis toliau skraido ir tikrai aukojasi kažkiek, jeigu ten tikrai rimti tie skausmai yra. Bet šiek tiek gąsdina šitas civilis. Ta prasme, jau aš žiūriu, jisai darosi toksai jau raišas civilis, nes... Jau muštas. Jau muštas, koja jau jam negerai, ranka jam negerai. Ir eina toliau žaisti. Gerai, fainai, bet aš taip jau... su kolegom, bičiuliais, mylimais gerbėjai Žalgirio tribūnoje, sakau, plemba, tokia jos sveikatos būklė ir tai, kad jis kaip arklys kiekvieną kartą vis rizikuoja ant dar kokios, žinai, jis nesisaugo visiškai. Man vis taip mintis, šikmat reikia turėti rinkoje radarę kažkokių žmonių, bet kai tu pasižiūri, kad Panathinaikos rinkoje suranda tik tai Kenetą Faridą pusiau gyvą, tai tada supranti, kad tų žmonių gal ir nėra. Ir dažnai, kad dar 6 komandos turbūt ieško, bent pusė, turbūt trečdalis lygos ieško tų centrų ir jų nėra, tai sezono metu ištrauk kažką tokio, kad tik tai nebūtų kūnas vietoj kūno, o būtų ir kažkoks pastumėjimas į priekį, arba bent jau kažkas tokio kaip Vraitas. Čia sudėtinga, turbūt neįmanoma rasti tokio žmogus būtų. Ne, tai aš manau viskas ok, tik tai kad faktas, kad tiek William Gosso situacija irgi šiek neramina, tiek ir neramina Vraito. Tai va čia irgi. Tai Vraito plus pridėk Tubelis irgi rungtynės 3 kėliny išsiėmė ir išsiėmė, sako, pajutau kažkokius skausmus kojoje, aplink čiurną, virš čiurnos, toks irgi, ar tai Achilas, ar tai kažkas su kaulu, toks neaišku, bet kaip supratau, jisai sakė po rungtynių, kad išeinu su rame nuotaika dėl tos traumas iš arenos šiandien, bet aš nejaučiu tos ramybės, kad ten tikrai taip jau viskas jau gerai ir plius jis Kėdainiuose nežaidė, bet, Kėdainiuose turbūt daugiau gavo progų ir kiti pasilsėti, bet iš principo turėtų būti viskas tvarkoje su Tubeliu, bet man kažkoks toks nerimas jautėsi viduje ir iš tos nuotaikos... Nekalbėjai po to? Ne, taip daugiau nepersimetėm, bet tokia nuotaika buvo nekokia, bent jau tai dienai, tai akivaizdu, kad... Ryt lipam į lėktuvą, pirmas klausimas Tubeliui bus, Gerai viskas. Bet tiesiog be žodžių, Gerai, žaisiu. Duosim žinot, būtinai... Ne, Tubelis sakytų, nežaidžiau. Ir naktį ir žaisiu. Jo, būtinai pasijunkit, kas dar neturit kažkodėl mūsų pasekė Instagrame, būtinai pasiekit Basket News'o profilį Instagrame, nes mes ten kelsim nemažai visokių reikalų su Lukučiu. Taip, aš išvyksiu dirbti, o tu išvažiuoji? Oško. Gerai, dirbti ir kurti turinį. Tai pramoginį turinį, tokį linksmutį tą... Aš tau palaikysiu kompaniją. Gerai. Aš, žinai, kaip tu būsi stebėtojas, o aš stebinčiojo stebėtojas. O, įdomu. Aš filmuosiu, kaip tu filmuoji. O kas tave filmuos? O čia bus dar trečia rūšis.
Tai žodžiu, pasiekit būtinai, mes ten visko kelsim. Tai va, tai o ką tu paminėjai apie Gosą, tai su Gosu teko pasikalbėti ir Gosas sako, kad jau yra pusiaukeliai. Tai spalio 23 tada jis patyrė tą traumą Barcelonui, nepatyrė, jau užsiaštrino tas hamstringas, šlaunies skausmai ir jisai tada sako, nuo tada buvo terminas 3-4 savaitės, tai realiai dabar praėjo, dabar trečia eis, tai šitą 2 savaitę tikrai praleidžia ir toks, jeigu taip jau žiūrėt, lygiai 4 savaitės yra kitos savaitės rungtynės su Madrido Realu išvyko. Tai galima tikėtis, jeigu turbūt nieks nepablogės, nes akivaizdu, kad jisai stiprėja, sako, stiprinam raumenis, grįžtam prie judesių amplitudės vėl, tos, kurią galėjau jausti, kai buvau sveikas ir turėtų būti viskas tvarkoje. Jo, nes šiaip tas lapkritis tai yra daug būna, tai jau prasideda tos traumos, nes vis tiek ta pradžia sezono gal dar būna kažkiek tai kol įsivažiuoja, bet paskui, kad tas yra krūvis, atsimenam prieš 2 metus, kai buvo prie Kazio Maksvyčio, tai ir tas lapkritis ir gruodis buvo juodasis. Nu jo, bet vienas, kitas, trečias. Žinai, kaip tau dabar pasakytų Zviesdos arba Dubajaus vadovai. Jo, lapkritį. Jo. Mes pabirėjom susirinkę. Ten įspūdinga situacija. Dar prie rungtynių grįžtant, Masiulis Tomas spaudos konferencijai paklaustas apie santykius su Moses Raitu irgi įdomiai taip prisireiškė, sako, šiaip tai dar nebuvo Eurolygos rungtynių, kad man su juo nebūtų emocijų. Sako, bet jis tikrai klauso, bando klausyti, kartais turi ir savo nuomonę. Vėl buvo kažkoks epizodas, ne? Akivaizdu. Ir ten gynyboje, ten su pagalbom kažkaip jisai jo, ir ten, tu sakai, nėra jau paprastas malonus pokalbis, kad suklydais prisėmiau, atsisėdau ant suolo ir viskas. Ne, jis duoda atgal ir čia Tomui sakau, bus didžiulis darbas sukontroliuoti šitą charakterį, kad ir kaip jis tau geras ir čia dievukas aikštelėje, bet jis laiką, net jeigu pastebėsi kiekvieną spaudos konferenciją, po šitų pergalingų rungtynių, kai mūsų Raitas deliverina stipriai ir būna klausimas apie jį, Tomas vis tiek jisai neužsihypina ant to, jis duoda mums palimę, bet man reikia gynybos. Ir jisai vis tiek numuša tą hypą. Jisai negeria, jo nekelia dar į 9 dangų, ne? Jisai laiko taip viską ant žemės. Nors čia buvo jo pirmas double Eurolygoje šį sezoną, turiu fantasy Moses Raitą, kaip tyčia kapitonu pastačiau aš jį mūsų draftų lygoj, double, bam, solidu. Geriausias žaidėjas. Tai aš jį draftindamas, aš sakiau, bus, 6-7 double, tikrai jau taip laukiau. Pirmas yra, dar kokie keli gal bus. Jo, bet kaip jisai sakė, kad rungtynio metu netgi, sako, padaro klaidą ir sako, blema, žinau, 100% žinau, kad per peržiūrą gausiu pizdolį nuo Tomo. Bet, žinai, Dominikas, būtinai pažiūrėkite Eurolygą live šeštadienio, labai gerai pakomentavo apie specifiką, kaip Moses Raitas masto, kaip jis elgėsi. Kokia koncentracija jo šiaip. Tu man tik tai primink, man kažkaip užsifiksavo, kai Dominikas pasakojo, kad jisai kedus pasikeitė, batus pasikeitė. Ne, tai vidury rungtynių, bet sako, netgi duodamas interviu Dominikui, jisai sako, nuklydo iki kėdų, pradėjo ten šnekėti apie kėdus, užmiršo apie klausimą, pradėjo šnekėti apie kėdų kilmę žodžių, kad sako, jis netgi duodamas interviu, pamiršo, kad yra interviu. Tai sako, ką norėtų apie rungtynės ir jų koncentraciją rungtynės. Esi menininkas, panašu yra toks. Gali būti. Tai, žinai, žaidžia dartus, bičias toks atsiskyręs, bičias keičiasi sportbačius vidury rungtynių, duodamas interviu, pamiršta, kad jį duoda. Ir šiaip labai sudėtingai kalbinėt, kaip sakai. Aš kelis turėjau interviu, turėjom gerą pokalbį, tai Miunchene viešbutį, kur susėdam, žinai, nėra jokios aplinkos, jokio triukšmo, tiesiog ramybėj, tai tada gal susikūpės ir pakalbėjom visai normaliai. Ir ten apie jo tą diagnozę praeitais metais, kvėpavimo takų infekcijos ir taip toliau, ir kaip jam ten buvo sudėtinga ir kaip jis atsispyrė. Bet jeigu po rungtynių, kai dar visas adrenalinas sukilęs, visas džiaugsmas, jis atrodo, nori, kaip mažas toks, vaikiukas, ne? Jis nori į save tą dėmesį turėti, nori rodyti džiaugsmą, nori džiaugtis, nori pakalbėti apie batus, apie dartus, apie, nežinau, apie... Nori, kiek kiaulė turi paršiukų. Šabalboną, apie rausį kažką, turi išsidūkti ir kai visas adrenalinas šiandien, tada gali kalbėti. Aš tai tik tai noriu pasakyti Moses Raitui, kuris, nežinau, ar stebi šitą podcastą vargu bau, bet, žinai, su Tomu Masiuliu yra turbūt dievo apvaizda tau, kad Tomas Masiulis treniruoja Kauno Žalgirį, nes jeigu Žalgirį treniruotų pirmųjų metų Šarūnas Jasikevičius, tada labai įdomu. Kuris pats pasakoja, kad perspūsdavo su savo emocijom. Jeigu sakykim, Moses Raitas pasiginčia su Tomu Masiuliu, tai ginčas su Šarūnu Jasikevičium galėtų baigtis Kęstučio gatvės PK. Policijos komisariatas.
Aš manau, ten truktų kokias 3 sekundės ir jis jau būtų, jis net neatsimintų, kaip jis atsidūrė Rūbiniai. ir paskui dispanserį. Jo. Tai buvo Kaliničius, man atrodo, buvo išvarytas Barsui Šaro. Išvarytas į Rūbinę. Net nebejoju. Šiaip kalbėjau apie tai, kiek daug žmonių pasijungia nuo rungtynių pradžios, dar jau taip prie statistikos turbūt ir pabaigiant temą, tai 4 Žalgirio žaidėjai pelnė 2 ženklį taškų skaičių ir dar 4 buvo per 1 tašką arba 1 metimą nuo to 2 ženklio taškų skaičius, tai Butkė, Ūlė, Slyva ir Įgi buvo labai arti irgi 2 ženklį, reiškia 8 žmonės praktiškai tolygiai dalinasi taškų vežimą ir dar kiti keli tikrai prie to prisideda. Praktiškai visa komanda, absoliučiai komandinė pergalė. Tai čia šitas vaizdelis toks, kurio mes tikrai praėjusią sezoną praktiškai niekarto nematėm. Ir Žalgiryje daug kas sukasi apie Francisko. Tai yra faktas, bet skirtingai negu praėjusią sezoną, Francisko irgi sukasi aplink Žalgirį. Va čia turbūt yra esminis skirtumas. Žinai, kur dabar pagalvoju, kur Žalgiris deliverina, kur tikrai daugelis nesitikėjo, tai atsimenam dar prieš pat čempionatą, prieš pat Eurolygą, daugelis šnekėjo, kad bet metikų mums trūksta. Tai dabar Žalgiris, primenu, yra pirmoje vietoje pagal 3 taškus Eurolygoje. Išmestus ar pataikytus? Pataikytus, procentų. Okay. Procentas. Taip, pataikytų. Procentas. Procentas aukščiausias? Procentas yra Žalgirio aukščiausias. 41%. 41%, jo, man atrodo, kem 2. Tai dabar tai pagalvojus. Na, kiek mes išlaikysim tą procentą, bet čia aišku labai yra svarbu, bet kol kas tikrai turbūt niekas nesitikėjo. Žinai, skaičiai vis tiek prie logikos galiausiai atsistoja, bet pamatas, kurį dabar pasistato Žalgiris, va taip, jau turbūt motyvuoja daug ką kalbėti apie neblogą sezoną. O kaip ten bus, matysim. Žalgiris yra geriausiai besiginanti be konkurencijos pagal praleidžiamus taškus Eurolygos komanda, 76 taškų vidurkis. Tai net Valencija, kuri buvo rezultatyviausia komanda. Valencija rengdavo po 93, man atrodo, ir sustabdė ties 7-7 savo. Valencija buvo 3 kartus, 100 ir daugiau, 3 kartus buvo įmetus Valencija šį sezoną, atvažiavo į Kauną. Po 2 kėlinių atrodė, kad apskritai ten klausimas ar 70 išbesdės, paskui truputį daugiau buvo jų. Tai Žalgiris savo praleidžiamais taškais neturi nieko net arti, nėra nei vienos kitos komandos net arti, pavyzdžiui, Olimpiakosas praleidžia po 80 ir čia yra antras rezultatas lygoj. 76 taškų vidurkis po 9 turų. Čia jau ir dėdė Šaras turbūt sakytų. Zaibys. Jo, ir šiaip geras, sakyčiau, metų interviu vienas buvo Bauermanas, kur pasakė, ko reikia Žalgiriui, kad būtų elite. Tai dabar galvoju, labai geras taimingas, kai komanda yra pirmoji vietoje ir sako, ko dar reikia, kad būtų elite. Tai aš perskaičiau, ko reikia, aišku, ten. Offense reboundai, bet šiaip. Jo. Offense reboundai. Ir vėl 16 kamuolių puolime. Masiulis šitą irgi spaudos konferencijoje skyrė, kad mirtinas kovingumo lygis. Tai čia buvo irgi tas pats, kad Žalgiriui reikia offense reboundų didesnių. Ta prasme, daugiau offense reboundų, kai dabar Žalgiris ima ir su Rytu, ir su Valencija ima ten daugiau negu 15 offense reboundų. Tai toks jau buvo visiškai ne tema. Jo, ir ką, ir dabar dvigubą savaitę prasidės su turbūt, kad dar vienu rimčiausiu varžovu, nes jau Valencija Masiulio buvo įvardinta kaip komanda, prieš kurią jis žaisdamas jaudinosi ir sako, tikrai, sako, iš tų visų 8 buvusių, prieš tai, sako, šitas varžovas atrodė pats rimčiausias savo pasiruošimo lygių, dabar turbūt dar rimčiau viskas bus, nes visas veiksmas keliasi į Pirėjų ir Pirėjų bus labai įdomu. Daug tokių akistatų, kurios yra ir sentimentalios, pavyzdžiui, daug pažįstamų vieni kitiems ir Kynanas jau grįžo į aikštelę ir Vokapas pas juos yra, kuris yra visiškai Kauno terariume augęs ir Įgi pas mus ir Mausis pas mus, gaila, kad dar vieno pažįstamo Viljamo Goso nebus, bet čia žinai, sakyčiau, netgi Siskau, kuris nėra žaidęs Olimpiakos ir nėra jiems pažįstamas, Siskau ir Evanso akistata man bus turbūt pati įdomiausia, jeigu jinai bus tokia tiesioginė, nelygu kiek Evansas gaus šansų, nes sutikit, rakursas čia yra super įdomus. Žalgiris per tuos kelis sezonus savo komandai turėjo vieną superinį, dabar turbūt labiausiai vertinama gynėja, jeigu ne traumos, tai turbūt numeris 1 būtų Europoje, Keenan Evans, turi dabar kitą, irgi top 3 turbūt Eurolygos. Ir
Čia akistata iš tos psichologinės pusės maždaug, kuris iš tikrųjų yra geresnis dievukas Žalgirio irgi įdomi, ne? Įdomu, kaip ir tvarkysis, kaip pavyks Francisko dabar tą gynybą įveikti Olimpiakosą, plus atstot pas tave Vokopas, kur dvigubai kūnas didesnis ir tavo apynasris bus dėtas rimtas. Ir va čia bus turbūt vienas rimčiausias dabar išbandymų šį sezoną. Ir Dorsiai. Tas pats Evansas, pažiūrėkite, kaip jisai super gerai sužaidė pirmas rungtynės ir Evansas irgi buvo vienas iš geresnių gynėjų šiaip Eurolygoje ir Žalgirį irgi pasižymėdavo tuo. Taip. Ne, šiaip jeigu kalbant apie Francisko ir apie Evansą, tai žinok, jie labai skirtingi šiaip žaidėjai. Jo. Skirtingi. Statusas tik tai komandai. Jo, aišku, Francisko siekis, jisai norėjo būti daugiau su kamuoliu, jisai yra žymiai greitesnis. Evansas, jisai pats ten vienam kvadratiniam metrė gali susikurti progas, jisai gali be kamuolio būti. Evansas yra geresnis gynėjas, Francisko yra geresnis kūrėjas, jisai pasų ten, dalina ir taip toliau. Čia pasme, realiai aš juos abu norėčiau komandą turėti. O, wow. Nėra problemų, Tomas. Nėra problemų. Tik reikia kapšo. Kalbant apie tų būsimės, apie dispečerinę, dispanserį, tai po šitų rungtynių su Valencija, Žalgirio, taip darbuojasi ir žiūri, užtruko ir Francisko, ir Butkevičius. Sisiu. Ir geriausiai, ir aš norėčiau, kad visi tai pamatytų, tą pirmą reakciją, kaip po rungtynių prie tavęs prie dispanserio, o dopingo kontrolės pareigūnas arba ten tas kontrolierius praneša, kad tu laimingasis. O žiūrėk, o įves, kaip atrodo tas žmogus pirmiausiai? Kas? Ne, tai buvo du vaikinukai, tokie jauni, jie turbūt... Lietuviai? Jo, lietuviai. Okay. Informuoja ir, išeinant tos emocijas, čia pergalė, vis penktadienis. Penktadienis, gal jau vakarienė kažkaip paplanuota, kažkur su šeima. Ir ateina vaikinukas. Jūs tapat laiminguoju, kuris bus patikrinamas dėl dopingo. Tai pateko ir Butkevičius, ir Francisko. Tai jau mes po rungtynių, visi žaidėjai išeidinėjo, apsaugos darbuotojai prasiskirstė, žurnalistai mes likom vieni paskutiniųjų, o tie du žalgiriečiai, Butkevičius ir Francisko vis dar liko tenai, iki vidurnakčio. Bet žinai ką... O tai gali neprasisioja, kodėl taip ilgai? Taigi, nes tai gali būti. Prastai, taip ir būna, tu per rungtynės tiek netenki skysčių, geri turbūt mažai, arba jeigu ką, geri viską išprakaituoji ir tau po rungtynių nueiti į tualetą ir dar kai reikia. Duoti mėginį, jo, tokį stresas, o jeigu kypsiu, bet ne, tai gal nėra. Šiaip prie akių, žinai. Bet jo. Ir taip, žinai, šalenka pro šalį eina. Oi, ble. O dar žinai, o žinai yra, kai ateina tie, pavyzdžiui, vyrukai, tai jie net metrą nesitraukia nuo to. Ne, tai principas yra toks. Ta prasme, jie paskui bėgioja visur. Ten ir susirinkimas yra, jis šalia stovi, tai pas mus irgi buvo. Kaip dopingo kontrolė neveikia po rungtynę. Žaidėjai būna ištraukiami loterijos būdu pagal numeriuką arba selekciniu būdu, jeigu kažkokie yra įtarimai, pavyzdžiui, Francisko aфиgenai varė spalio mėnesį ir galbūt o kodėl jis ant tokios bangos varo, ne? Galbūt galėjo būti tokia. Galbūt buvo Nidoje ant bangos. Gal buvo ir 10 dienų. 10 dienų. Ta prasme, šaknyse buvo, ne? Jo, ir būna toks. Su raketa nuplaukė. Ir tavęs, aišku, neinformuoja, kokiu būdu tu buvai atrinktas, bet tave atrenka ir nuo to momento, kai prieina ir praneša, tas vaikinukas ar kontrolierė, jinai būna su tavim visą laiką. Kur tu beeitum, ką bedarytum, visą laiką bus šalia tas žmogus, tas pareigūnas. Taip. Tai ar tu eisi, kaip sakai, į komandos susirinkimą, jis šalia bus, ar tu eisi į tualetą, jis kažkur šalia bus, eisi į dušą, irgi kažkur šalia bus. Nes buvogi, bent jau aš maudytis. Nu palauk, tai da nugarą nutrinkti, tu jeigu stovi. Bet klausyk, o buvo toksai, ar aš susipnavau kažkokią istoriją, kad iš puslių myždavo. Taip, taigi tas, Vengras tas, kur Aleknos, kur atsimeni, paskui diskvalifikavo jį, kuris už auksą turėjo. Fazė kašas. Jo, jisaigi, taip. Diskometikas. Fazė kašas. Fazė kašas. Tai va, tai žodžiu, šitas, ne? Taip. Tai jis myžo, jo, kažkur ten įsisiuvo ir myžo. Bet, man atrodo, Lamaras Adomas turėjo tą atskirą, kaip sakyti, aerodydį, ne? Papildomą. Kurį naudodavo daug, kurį būdavo įvarytas skyšių ir iš jo ten tipo įsikyšęs į klyną išleisdavo tą. Tai žodžiu, tai principas dėl ko taip užtrunka, ne? Nes tu nenori tualetą eiti, nenori išlapintis, nes būni išprakaitavęs. Bet taigi duoda šaldytuviuką tą specialųjį. Kokį? Nu taigi Arvydas sakė,
ten 92 olimpiadai, man atrodo, ėjom į dopingą atiduoti. Aš, Rimas ir Dražanas. Ir paskui grįžom visi iš dopingo su vėl gegužės žiedai daina. Tai kame reikalas, anksčiau leisdavo alų gerti. Taip, tai Arvydas tą ir pasakojo. O dabar nebeleidžia, dabar tik tai vanduo. Ir plius to vandens irgi, žinai, negali daug privaryti, nes kaip pasakoja, nes tam šlapime vis tiek turi būti medžiagų tankis pakankamai aukštas, kad tu galėtum išgauti kažką iš to tyrimo. Bet jeigu tu įvarėjai vandens ir ten išeina vėl vanduo, tai kas ten gausis, ne? Vanduo. Tai va, tai pats principas toks, kad visur tas stebimas po rungtynio, tau reikia padaryti gerą to šlapimo, bent 90 ml, kuris paskui pats krepšininkas pasiėmęs tas taurelės, persipilsto į 2 mėginėlius, 60-30, tokia mažiausia proporcija, pats suplomboja. Kaip šiam trim persipila? Yra bent 90 ml. Turime žauti ėką, ne? Ir žmonės gal nevalgo tiesiog. Su kavas. Tai yra. Tai aš padariau. Šiam trim. Ir čia va šiam trim, tau reikia paskirsti tos 90. 2 mėginukai, plomba, pumpt į maišiuką ir atiduodi. Ir viskas. Ir tavo darbas baigtas. Išgerti nereikia. Ne, gerti nereikia. Nepatartina, man atrodo, net. Ir žodžiu, sakau, o jeigu, pavyzdžiui, atsisakau, kas, nenoriu ir viskas. Teigiamas iškart testas. Tai kaip girta pabėgimas. Kaip pūstė atsisakė. Ir 4 metų diskvalifikacija. O sakau, o jeigu atsisakiau, grįžau namo, pagalvojau, blogai padariau. O ne? Paskambinsiu, atsiprašysiu, gal leis dabar man padaryti. Ne. Įsiskirimas su tuo pareigūnu, kuris tave stebėjo, prilyginamas, kad viskas, testas baigtas ir tai yra teigiamas, ir tu pats pasirašai, nes tave supažindina, kokias pasiekmes laukia. Ir jeigu tu sakai, nenoriu, nedarysiu, pasirašai, pats įtvirtinai savo nenorą parašu ir šabaš. Tai va, šakutės. Bet kas svarbiausia, jau mes irgi apie 12 išėjom, tai Sisko nuėjo tik tai Rūbinę ruoštės išeiti namo, nes buvo dar su apranga, tiesiog tai 2 valandos rungtynėse su apranga, po rungtynė viso šlapės su apranga, dalyvauju tam tyrime, išeinam iš protarnybinį ir laukia žmonės, dar Sisko laukia. Ten kokie dar buvo 15-20 žmonių, vaikų, kažkas ten, matau, pora stovi laukia, o kur Sisko? Sakau, dopingė, tai ir ateis ir prie 5 laipsnių šilumos kieme, dar 2 valandos po rungtynį lauks Sisko. Šitas neįtikėtinas. Tai čia dar vienas įrodymas, ką Kaunui dabar šitas žmogus reiškia. Wow, ir tiek laukti, gal... Aišku, veidai tie patys, kurie laukia, matyti jau tie žmonės. Tai vaikai, aš žinau, neįsimenu jų, kas ten laukia. Nes ten ne tik vaikai, ten yra ir suaugęs. Yra ir suaugęs, jo. Tai labai miela ir tiek skirti savo laiko ir galų galia peršalti, net rizikuoti ligą. Taip. Vardan šito dievuko. Tai Karli, ar tu pasiruošęs jau mūsų kelioniai visapusiškai? Ar paketas jau namuose sudėliotas? Atvirai pasakysiu, net aš labiau laukiu jūsų kelionės, negu jūs patys turbūt. Žinok, aš hypintis bandau, bet kaip ir sakiau, dar reikia daug ką įsispręsti iki tos kelionės. Vienas iš dalykų. Aš turiu. Turi? Jeigu tu apie tai. Aš žinai, apie ką galvoju? Taip, aš matau, tu pažiūrėjai. Televizorius yra įjungtas. NordVPN'as. NordVPN'as yra tai, kas mūsų saugos visos kelionės metu, mūsų įrenginius padės prisijungti pakeitis geolokaciją prie tų kanalų, kurie rodo lietuvišką krepšinį. Ir tiesiog jausime saugiai, nes, pavyzdžiui, Dubajui, jeigu tu ieškosi to paties interneto ir gaudysi kiekvieną Wi-Fi kampelį, taip? Mėginsi. Ir tu tik tai tau vieną padalytę kažkur užsidegs, tu norėsi turėti tą ryšį su likusiu pasauliu ir kad tu nebūtum apvogtas arba nebūtų tau pakenkta. Tau kas padės? NordVPN. Žinai, ne tik tai mums padės, nes aš kiek žinau, tai tuo lėktuvu su Žalgiriu, kur mes irgi skrisim tais čerteriukais, skris kiek dar fanų? Kokie 200 ten? Tai va. Tai pilnas lėktuvas. Full. Jau seniai, šiaip viena... Dainos jau dabar skamba ten Karmėlavai. Jo, ir žalia balta jau dabar. Kas perka visą laiką turi skaną žalia balta. Tikrai dabar garantuoju, dabar nuvažiuotum į Karmėlavą, ten jau sėdi du. Jau laukia. Vesiūnas? ir draugas jau. Ir Mykolas. Tai aš tik galvoju tiek pasakysiu, kad kelionės metu reikės visiems NordVPN'o ir tą lietuvišką turinį sekti, prisijunginėti, keisti geolokacijas, kad pasižiūrėtume, kas vyksta Lietuvoje ir galų gale saugiai naršyti, nes tikrai jungsimės ne tik tai Graikijoje, ne tik tai Dubajuje, bet mes dar stosim ir Burgos. Nes iš Dubajaus... Vienu įpų negrįžime. Nors čarteris, bet jie Ispanijoje, Burgos jau. Šiaip yra Burgos ir Bulgarijai.
Blemba, dabar bijau meluoti, nes aš pasižiūrėjau bilietų. Bet kad ir Bulgarijai stapteltume, tai vis tiek reikėtų ten apsisaugoti, nes... Tai Bulgarijoje labiausiai? Bulgarija viena iš tų, kur turbūt tau reikia nuo kenkėjų saugotis. Taip. Tai mes skrisim iš Dubajaus į Kauną su nepersitimu, bet su sustojimu, užsipils gal kūro keista, aš galvoju, kad aviacija pristels mums ore. Tai jo, naikintuvai prišoks. NATO ir papildys. Tai va, bet mes stosim. Nu, ką su NordVPN? Nu ką, lietuviškas produktas. Kiek renginių? 10 ir dar turbūt net galėtum dar net papildomai vieną kažkokį įbrukti. Televizorius, PC, personalinis kompiuteris, ta dėžė, dar ta sena dėžė ir tai reikia apsaugos, nes jinai viena pavojingiausia vien iš savo aparatūros dydžio. Tai išmaniai telefonai. Ir ką, su mūsų nuoroda, nordvpn.com, _ Basket News, 4 mėnesiai papildomai prie 2 metų plano. Jo, o jeigu nepatinka kažkas, tai turi 30 dienų grąžinimo garantiją bei mėnesinė paslaugos kaina yra nebrangesnė nei kavos puodelis. Taip, kad nordvpn.com, _ Basket News, turit nuolaidą, turit saugų internetą, turit gyvenimą. Oi, gerai, nu ką, Žalgiriukas irgi turi savo sugrįžėlį. Dovydas Giedraitis vakar jau žaidė Kėdainiuose. Šiaip tai vakar Žalgiris Kėdainiuose rotavo tokia, sakykime, sudėtimi iki sezoninę. Ir Ignas Štombergas, ir Dominikas Daubaris, čia visi tavo draugeliai, ir Kajus Mikalauskas, ir Rupštavičius daug žaidė, ir Dovydas Giedraitis sugrįžė žaidė. Ir pailsėjo, kas tik tai norėjo pailsėti, ir Žalgiris tikrai tos Kėdainius neblogai nusinešė. Apie sugrįžimą Dovydo šnekant, sugrįžimas, jeigu Kynanas sugrįžo su 21 naudingumo balų Graikijoje. Ir grįžo po 533 dienų Kynanas. Po 17 mėnesių. 533 dienų. Įsivaizduok, kiek daug gyvenime jau gali. Aš neįsivaizduoju. Tai 1,5 metų nežaidė krepšinį. 17 mėnesių. Tai gerai, o jeigu dar pridėjus tada tiek, kiek jis prieš tai dar nežaidė, kai prieš tai trauma buvo, tai dabar paėmus tą tokį 2,5 metų laikotarpį, kiek jis tai praleido. Tai 2,5 metų. Jo, kai gaunasi 2,5 metų, kad praleido per 3,5 metų. Jis dar moka žaisti krepšinį apskritai, ne? Tai, bet koks sugrįžimas, žinai, Kynano irgi ten apstumdo ten į koridorių viską, vėl aišku, tą šabalboną per galvą. Tikrai atjungs vieną kartą, užvedinėdami tos žmonės, atjungs. Yra Fenerį, kur su gimtadienio tradicija. Irgi Šaras irgi gavęs yra. Taip, per gimtadienį Guduričius, kai laimėjo Eurolygą prie ją. Aš tau nenoriu, tai tokį, vieną gerą Šaras ten. Tai čia per Eurolygą, bet Fenerį yra per gimtadienį tradicija. Išsirikiuoja komandos visas personalas žaidėjai į 2 linijas, padaro tunelį, eina tas... kaip besidžiaugiantis gimtadieniu. Šarui Strėnas. Tai Šarui buvo, jo. Tai visiems, ten nėra autoritetų. Šitą tradiciją yra visiems. Ir atsimeni, kas Šarui geriausiai. Kas jungia? Jungia Heisas. Taip. Jam tik numes progą, bet kokią minimaliai. Kas Šarui, tai jisai pirmas. Tai žodžiu, Evansas aptrankytas, būtų šį Bairis aptranko vėl traumą. Sorry. Bet Trajakas iš karto, prasidėjo Trajakas puikiai. Dovydėlis vakar irgi kiek sušveitė? 15? 13. Kynanas 15, Dovydėlis 13. Va. Tai čia, bet Tomui Masiuliui dabar klausy galvos skausmas. Dovydėlis, jeigu netyčia dar ir formai pasitaikys. Nu, aišku, čia būna dažnai apgaulinga. Tai pirmas rungtynės visą laiką būna tokios, kur tu išeina ant hypo, o paskui vis tiek tu gauni jau tokį normalų krūvį ir tada kažkiek tai prasideda tokios mini dobelės. Aišku, čia nuo kiekvieno nuo žaidėjo priklauso, bet faktas, kai jau grįž William Gosas, tai ką tad turėjo 13 žaidėjo. Spėjau. Žinai, vėlgi, arba bus rotacija, tai yra kiekvieną kartą žiūrės pagal kažką, pagal komandas, pagal formą galbūt žaidėjų. Bet kol kas galbūt tas 13 žaidėjas yra mano Rupštavičius. Tu, žinai, tu iš Giedraičio gali gauti ir polimo kažkiek, neakcentuoto tokią polimo, kaip būdavo Petrikėrė, bet labiausiai gynybą. Tu norėsi turėti tą ramstį bent keliom minutėm, jeigu kažkam nesiseka, Arnui Butkevičiui, kuris dabar yra pagrindinis, bet Dovydas yra dar labiau koncentruotas į gynėjų pagrindę stabdymą tokią, ne? Tai va, būtent ką aš norėjau pasakyti, kad Dovis daugiau stabdo tokius mažesnius gynėjus, Arnas yra daugiau antros, trečios pozicijos tokios, bet tokius žaidėjus, kuris gali dengti, žinai. Tai. Nu įdomu bus, aišku, Žalgiris su gynyba kaip ir neturi problemų, bet turėjo dar vieną gerą gynėją, kuris gali stabdyti gerus žaidėjus, ypatingai ten pradžioj, lyderis, tai faktas. Plius tu nieko neprarandi, nes Rupštavičius tiek žaisdavo ten tom momentais. Jo, iš kita vertus, aišku, žinai. Bet dabar Rupštavičius su nekokiom mintim. Tai va. Taip jau nekokios buvo, nu žinai, tu negali norėti ateini į Eurolygos klubą, į Lietuvos čempioną, ne, LKL gauni ir tai gauni mažai.
lūkėsi turbūt turi, kad gausi tą šansą, bet tavo visas užduotis dabar yra išeiti padaryti pražangą. Kerta, negali sakyti, ką tik buvai emociniam pakilime, Eurocapė, jo, Lietkabelį gerai atrodėjai ir atrodo, kažkaip turėjo tau ir užsitarnauti, man ateiti kažkokių minučių, bet tau čia reikia prie visai kitokių žaidėjų taikytis, tu nebesi. Bet faktas, kaip kažkada Masiulis sakė, jeigu visiems geras nebus, jeigu nori būti gerų trenerių, visiems geras nebus. Taip, ir kitas dalykas, sakau, mes matom situaciją, matom traumingumą, čia gali, žinai, svaigti, neprikarksėkit, bus tų traumų, visą laiką jų bus ir čia neišvengiama, nėra nei vienos komandos, kuri praeina be traumų, tai laikas, kai kuriems žaidėjams yra laikas būti visada pasiruošus. Ir viskas, gal dabar to laiko tavo nėra aikšteliai, bet tu turi būti visad gatavs, kaip sako Latvija. Taip, ir Brazdėkis kol kas vienas tas žaidėjas, kuris tikrai savo laiką, savo šansą kol kas išnaudojo labai gerai. Puikiai. Kovotojas. Šitągi vyručiai baigėsi pirmas LKL ratas, tai čia jau šiandien įrašinės savo kiemą, turbūt rytojo, ne Audriukai, savas kiemas bus paleistas, tai ten žiūrėkit atidžiai, jau ten vyrai aptars, mačiau jau pasiruošę čia Katilius irgi čia įdarbinės, čia žiūrėk, paskaitysiu čiatą savo kiemą dabar. Kadangi baigės pirmas ratas, čia ir Šeškų ir Skučą užvedinėja, pasidėliokim kiekvienas po 3 nustebinusius, 3 nuvylusius LKL žaidėjus ir po vieną MVP. Žodžio, taip drąsiai? Taip, tai žiūrėkit, ten duos vyrai analizės rimtai. O mes gal tada mes, žinai, pasiliekam dar šiek tiek prie Eurolygos. Ir atleistas dar vienas kaučas. Žanas Pinaroja. Bars atleido Peniroją, vis dėlto ryškiausiai turbūt nesamus plaukus nuo galvos šį sezoną rovėsi specialistas prieš Kauno Žalgirį rungtynėse. Bandau plaukus virškiną pradėjau. Atsimeni tą, kur... Čia po tabelė taškų kaip buvo. Jo. Ir tada žiūrovas irgi jį atsisukęs tokią pačią veido išraišką jam darė. Nemylėjo jo Barsą. Jis kažkaip net netiko, man atrodo, ten. Netrodė labai kažkaip gera kombinacija, bet ką norėjo Barsas norėjo turėti ispaną, savo žmogų, ne? Ir kas dabar girdisi, kad ateina tas ispanas, kurio jie jau laukia ir bandė kažkada jau klybinti, bet ten buvo didžiulė sąsaja su Zenitu ir tas kontraktas buvo toks, kad ten įpareigota būtų buvę Barsą išmokėti vos ne milijono išpirką, ar net 2 milijonus ten jau bandė užsikosyti, ne, Zenitas kažkurį tarp sezonį. Ir dabar šitą sąjungą panašu, kad įvyks ir grįžta Čiavi Paskualis. Dar, aišku, neoficialu, bet šiaip Penirojo situacija paskutinių lašų tapo pralaimėjimas Žeronai ir po 3 kėlinių, dar pažiūrėjau, Žerona daužė Barsą. Žerona. 23 taškais. Su Dereku Nidhemu, Mindaugu Sušinsku ir Martinu Gebenu starto 5. Žerona. Tai Barsą Ispanijos lygoj startavo per 6 rungtynės su 2 pergalėm ir jau net Laprovitola po rungtynių pasakė, kad, žinokit, aš pilnai suprasiu, jeigu reikės keisti trenerį. Čia Laprovitola. Tai jeigu tau žaidėjas, tai pasako. Tu įsivaizduoji lygiai. Ne, tai šiaip kaip toliau, jeigu būtų tas pats treneris, kaip toliau jisai su Laprovitola galėtų, tai ką, tu norėjai mane pakeisti? Tai pasako, jau suprasiu, kad visi sprendimai galimi, tai Barsos vadovai, aišku, vėl demonstruoja top klasę, nes... Įdomu, šiaip įdomu grįžti, šiaip įdomu, labai šiaip Paskalis tikrai, pasant to, aišku, kad dirbo Rusijoje, bet man tai labai patikdavo kaip treneris. Tai žinai, kad jisai vienas geriausių tų trenerių, vienas geriausių tų taktikų, tai vienareikšmiškai, bet tas etapas Rusijai, tai daugam, su ko ten pasikalbi, kas pasižaidė arba kas dirbo su juo, ta dėmė yra. Ir žiauri dėmė, tu dirbai toj šiknos skylėj pavadinimu Rusija 5 metus. 5 metus, tai tu jau ten, tu jau rusiškai kalbėjai. Jo, bet įdomu labai irgi, susiduok, ta Eurolyga keičiasi, ne? Ir per 5 metus ir lygis pasikeitė, ir stilius pasikeitė, tu buvai tam ta prastesniam lygyje, faktas, kad tu esi tikrai, buvai labai geras specialistas ir visų gerbiamas kaip specialistas turime. Ta pačia čirkelė, galiausiai buvai priverstas kilnoti. Taip, ir po daug. Saunai buvai nebejotinai, buvai išperstas. Tai va, įdomu labai, kaip jisai grįžė Eurolygą ir kaip jisai toliau, ar vis dėlto to pačio lygio treneris žaidė, nes bet kokiu atveju ir treneris žaidėjai irgi lygiai taip pat jie būna ir leidžiasi ir kyla, tai vat pasižiūrėsim irgi, bus labai įdomu šiaip. Prieš 15 metų Paskualis su Barsa laimėjo Eurolygą, 12 metų apskritai dirbo Barsa įvairiuose sluoksniuose, nuo B komandos iki A komandos asistento ir po to tik tai vyriausio trenerio. Tai tikrai toks primirštas vyrukas, bet šiaip Donatas Urbonas įskyrė daugiau kandidatų, nes dar nėra Paskualis iki galo paskirtas, tai aš net apakau, bravo Donse, kiek daug įskyrė žmonių, kurie
yra be darbo. Aišku, Rinkoje. dalis iš jų yra skemeriai visiški, bet Vienas paklausyk. ypatingai. Kiek yra toj vadinamoje, kaip Romanovas sako, rinkoj? Svairopulas, Trinkieri. Nu, žiūrėkit, kiek mes vardinsim dabar. Skemas, neskemas, keliam ranką, žinai. Svairopulas. Normaliai. Taip, Taip, sau. Trinkieri, skemas. Luka Banki. Nu, Vincent Kolė. Vincent Kolė skaičiau jau laikas. Laikas kur? Nu, Užtarnautą polsį ar kaip čia? Alex Mumbru. neaiškus. Džikič. Pusiau. Nu, blemba, šiaip rinktinėse gerai, žinai. Gerai, žiūrėk, toliau. Čius Mateo. Čius Mateo. Nu, baigit. Eurolygos čempionas, palauk. Ar pusę algos Laso tada turi duoti? Laso. Laisvas. Nes nieko taip ir nesigavo. Šiaip reiktų savo kiek daug. Wow. Kazys Maksvytis dar įskiriamas kaip kandidatas. Neskemas visiškai. Ne, tikrai ne, geras. Dejan Radonjič. Skemas. No chances važalgiris. Gianmarco Poceko. Nu, O, Skemas. Jezu, čia tikrai. Aleksandr Džordževič. Ne. Svetislav Pesič. Prie šitų laikų jau būtų skemas. Taip. Nu, Ne, toksai. buvo geras treneris, bet dabar jau užtarnautas polsis. Iš šito sąrašiuko, nu, kaip tu bežiūrėsi, bet Čiavi Paskualis įsiskiria turbūt. Ir aš atsimenu, Paskualis, žinai, visą laiką tu žiūri į Dėdę Šarą. Ne? Tai iš šito viso sąrašiuko Dėdė Šaras tikrai Čiavi Paskualį įskirtų kaip topinį ir yra jį skyręs savo knygoje. Tai nu, nelabai kelia abejonių turbūt, kad Paskualis turėtų ateiti į Barsą, jis iš karto buvo įvardintas pagrindinių kandidatų. Ir žinai, žiūrint, kad kol kas vienintelis pakeitimas šį sezoną Eurolygoje, tai buvo Svairopolą pakeitė Obradovičius. Obradovičius. Ir labai sėkmingai. Taip, Sašo Obradovičius pakeitė. 7 pergalės, 6 jau. Ir 7 pergalės iš eilės. Tai šitas reikalas turėtų sukrėsti Barcelonos senelius, bet aš vis tik tai norėčiau atkreipti dėmesį vėl į Barsas vadovybę. Susirenka vėl komandėlė, kurie abejoja visi, žiūri į tą amželį, gauna jie tas traumelės, visi ten skėščia rankom, centriukai panašus, polėjukai abejotini arba seni, gynėjukai traumuojasi, tada ieškoma kaltų visur, tik tai ne vadovybei ir tai yra metai iš metų. Aš tai galvoju, ateis ta diena, kai Barsas pradės truputį kitur ieškoti problemyčių, nes aš jau nežinau, kiek metų Barsus pirmiausiai topiniai kabinetai atrodo šudinai, o ne treneriai ar žaidėjai, nežinau. Kaip. Tu užsiminėjai apie vadovybę ir pažiūrėjai, pavyzdžiui, po Šaro, ne Šaras 23 paliko Barsą, atėjo Grimau, po sezoną out, atėjo Penaroja, atidirbo vieną sezoną, pradėjo kitą ir ate. Tu neturėtum babkių, suprasčiau, tu, žinai, klubai neturi pinigų, nu gali kristi į duobę, bet kai tu krenti jau taip ilgai ir taip apgailėtinai atrodai kurį laiką su tokiais biudžetais, tai nesako, oi, bankrutuojam, nėra pinigų. Nu. Ne, tu pinigų ten skranelės nuo futbolo. Šiaip bendrai, aš, pavyzdžiui, iš jaunimo irgi programos, kiek aš matydavau nesąmonių, kokių darydavo, tai aš kažkur prieš 10-12 metų buvo tokia stovykla, iki šiol vyksta yra, Marčiulionkai buvo Basketball World Border ir atvažiavo, žinai, iš Kazakstano. Atvežė tokį, super talentą, 15 metų kazachą, kuris ten dedavos, ne, žinai, ten Woodmilus ir taip toliau, ir tu žiūri, sako, jam 15 metų, žinai, tu žiūri tą kazachą, minimum 20. Minimum 20, pasižiūri. Barzda jau ten viskas, jau čia, žinai, bicepsai čia, kaip pas mane tokie. Krūtinė apžėlus, tai čia jau jezu. Šortai aiškiai per trumpi. Šortai per trumpi, viskas, jų balsas susimutavę, žinai. Nu ir visi pasižiūrėjo, sako, nu kur tu, sako, nu, tai, žinai, jis ten žaidžia už Kazachijos rinktinę 89 metų, ten žodžiu. Kazakstanas, atsiprašau. Ir žinai, ir taip žiūri, ten pradėjo vienam, kitam, trečiam siūlyti. Ir šitą visi, ir Marčiulionis, atsimenu, Šarūnas sakė, nu kur tu, sako, ką iš čia man siūlot, sako, varykit lauk iš čia. Ir žinai, ir pasižiūriu, praeina mėnesis laiko, pasirašo 3 ar 4 metų kontraktą su Barcelona. Pabūna Barcelona, ten, man atrodo, porą metų to jaunimo sistemoje ir viskas yra out. Ir tai tada mes taip nustebėm. Kaip gali, tu matai, kad tai yra tikrai padirbtas pasas, kad tikrai yra, dabar net nėra turbūt to žaidėjo. Suprantate, aš turiu gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Jo, atėjo. Ten, žinai, tai va apie tokį. Taip, bet, pavyzdžiui, dėl ko Barsos sistemą paliko 2 lietuviai, buvo Milis Prekevičius ir Artūras Butajevas, šią vasarą jie paliko. Taip patiliukais, nes gal neužbuvo akcentuota pas mus, bet Barsas supykusi dėl to NCAA dalykų ir tų pinigų ir kaip čia Europoje neišsivystė ta sistema pagal
dėl išpirkų, nesako, nu, kaip sako, prisirašo, jie būdavo prisirašo belė kiek tų žmonių su ilgais kontraktais ir tam susiveža talentingiausias ir iš Lietuvos buvo ten benkeli, kurie pranyko tam visam katile, tarp tų kitų talentingiausių, nes yra dar geresnių ir paskui išmeta tos žaidėjus į kairę į dešinę, o šitie lietuviai Butajevas ir Prekevičius išvyko, nes Barsa prikirpo akademijai skiriamas išlaidas ir finansavimą dėl to, kad jie prikirpo finansavimą akademijai ir sumažino tą kiekį tų įmamumų žaidėjų, nes jau nebejaučia tos naudos arba nes ir nebetina į pagrindinę komandą tiek daug tų krepšininkų, negauna galų galėtų išpirkų, tai supykė padarė tas išvadas ir net buvo mintis, kad nori uždaryti Realas ir Barsa tas akademijas, bet jie kol kas susilaikė, nes įkūrė dar lygą, man atrodo, U22 yra kaip Prancūzijai, tai yra taip Ispanijai, ten žaidžia jaunimas, o Prekevičius, Marius Prekevičius sūnus Emilis, persikėlė į Tenerifės sistemą. Marius Prekevičius, manau, kad manęs vis dar yra labai piktas. Duotų šabalboną tau? Duotų man šabalboną tikrai, gal net grūšę. Už ką? Gal net grūšę. Aš kažkada turėjau pravesti kažkokį renginį ir aš taip ir dingau. Nu, o neatsakiau aš jam, blemba. Nieko naujo. O Artūras Butajevas... Aš norėsiu atsiprašyti Marius Prekevičius, dabar jau tikrai pravesiu. O Artūras Taigi laisvų datų net turi. Laisvų datų Marius surasim, nuimsim. Ai, gal pasigirda laisvų dantų. Laisvų dantų, jeigu jis mane sutiktų, manau, kad gali tekti ieškoti. Tai jo, Butajevas persikėlė į Unikachą, tai va, tai... Ir šiaip sėkmingai debutavo, čia buvo debutas jo 6 taškai, šiaip visai ne. Ir ką už debutą reikėjo padaryti, ką reikėjo aukoti Butajevui Čempionų lygoje? Debutavo žmogus Čempionų lygoje, ką reikėjo aukoti? Dantis. Plaukus. Nuskauta plikai. Okay. Klausyk, Butajevas yra iš Neptūno. Iš Klaipėdos. Nuo Neptūno. Grįžęs iš emigracijos. Aš vakar buvau suintriguotas tavęs. Nes man visą laiką intrigėlės domino labiausiai. Ir nekrepšinis. Klaipėdos Neptūno moterų komanda, ten kažkaip tu užvėliai vakar taip įdomiai, ten... Kas? Gali sakyti garsiai? Ne, gal nesakyk, aš nežinau kokį žodį. Piketas, boikotas? Ne, iki to gal neprivesta, bet... Kas ten vyksta? Esmė tokia, kad... Moterų komanda. Moterų komanda, jo. Neįvyko rungtynės šeštadienį su Šiauliais Neptūno. Buvo skirtas techninis pralaimėjimas moterų komandai. Kuriai? Neptūno. Tai čia jų iniciatyva neįvyko. Ten dabar, aš pasakysiu, taip, ten tiek yra daug politikos. Košė, makalošė. Ir į kairę vienas kitam, tu melagis, tu nekalbėjai, tu su manim nesiderėjai. Principas buvo toks, kad prieš dėliojant tvarkaraštį lygos buvo neva derinamasi prie moterų rinktinės lango tvarkaraščio. Moterų rinktinės langas prasidėjo vakar, rinktinės susirinko Molėtuose, startavo, ten pradėjo treniruočių stovyklą ir ruošiasi 2 rungtynėms. Atrankojo Europos moterų čempionatą, nors mums to atranka nieko nelėmė, nes mes ir organizuojam. Bet žodžiu, Neptūno tokia situacija, kad žaidėjas kreipėsi į Lietuvos profesionalių krepšininkų asociaciją dėl nemokamo atlyginimo. Tai pas ką čia, pas Matijūną? Matijūnas yra prezidentas, bet Laimonas Kisėlis yra direktorius. Nu tai žodžiu, į organą kreipėsi kaip asociacija. Tai kuriam organui paskambino konkrečiai? Asociacijai. Ir kreipėsi dėl nemokamo atlyginimo. Šiandien kiek pamėginau pakelti. Nemokamą atlyginimą. Nes kai kuriuom yra, kaip sako, kas girdisi, nebuvo sumokėti pirmi 2 atlyginimai, dabar jau 3 eina, vėlavimo terminai jau suėjo ir ten perkopė tas įmanomus terminus, kas žiauriai keista, nes Neptūnas iš savivaldybės gauna didžiulius pinigus, jie iš miesto gauna apie 370 000. Tai čia vyrų ir moterų komanda tas pats organas? Ne, skirtingi juridiniai vienetai. Tai Neptūno moterų komanda iš miesto gauna 371 viena ranka ir dabar dar kreipėsi dėl papildomo finansavimo dėl 150 000. Pala, soriukas. Moterų komanda gauna 370 000? Taip. Prasme, Lietkabelis dar tiek negauna. Ir tokias problemas, įsivaizduok. Moterų komanda čia rekordai, čia Kaune, Vilniuje tokių pinigų nėra. Nėra, Vilniuje yra apie 460 kažkas tokio per metus. Visas biudžetas? Ne, nuo miesto 460 ar 70 gaunam kibirkštis iš miesto kasmet. Nu, bet tai yra Eurolygos klubas. Europos taurės, gerai. Tai Neptūnas dar Europos taurės komanda. Nu, bet tai savivaldybių dydžiai kokie. Tai, bet principas tai buvo dėl to, tave šokiruoja, kad
kad tiek pinigų gauna. Taip, Lietkabelis dabar jau gal tiek gauna, bet ilgus metus. Taip. Aš girdžiu, kad žaidėjas negauna atlyginimų. Tai su tokiais, plius ta sudėtis nėra labai spūdinga. Ten pažiūrėjus, išvyko Eglė Šventaraitė po sėkmingą Europos čempionatą į Atėnų Atinaikos. Nijolė Šaraškina žaidžia. Buhalteriai galimai žaidžia. Mes žvengiam, bet iš tikrųjų liūdna, nes tie pinigai kažkur piš. Ir dabar Neptūnas kreipėsi dėl dar papildomo 150 000 savivaldybę. Nesijuokit. Aš atsiprašau, bet tai čia komedija. Tai komedija ir kažkur nesaina galai. Ir, kas vagia? Ir man klausimas labai irgi atviras klausimas, retorinis. Tai žodžiu, žaidėjas jau pavargo nuo pažadų, kad gausim tas algas, tai klasikiniai. Vėluoja, kažkur nesuėjo galai, neatėjo, tuoj susirgo. Iš mūsų jau išplaukė pas jūs dar neįkrito. Galimai, tai va, tai nuskendo Nickaus batai. Ir dėl ko tas prisimtas Neptūno techninis pralaimėjimas, dėl ko jis yra toks keistas visam tam fone. Nes dabar vyksta langas ir žaidėjas išvyksta. Galbūt buvo prisibijojama, kad žaidėjas atsisakys žaisti, atsisakys treniruotis, nes terminas suėjęs dėl nemokėto atlyginimų yra jau pakankamai ilgas. Bet klubas sako, kad viskas gerai. Ta prasme. Jie sako, mes kontroliuojam. Ką jūs nežaidžiat, ką jūs kontroliuojate? Kontroliuojam situaciją. Mokėjimai vėluoja nežymiai, taip sako. Viskas gerai, situacija sukontroliuota, bet jūs techninį pralaimėjimą turite. Jo! O techninis pralaimėjimas vėlgi yra, sakau, ten... Ką sako Neptūnas, Neptūno pusė? Mums buvo pažadėta, kad dėl šito lango bus suderinta, jog mūsų rungtynės su Šiauliais neįvyks, bus nukeltos, bus sutvarkyta neva rinktinės ten to personalo. Jis sutars su lyga ir padarys. Galiausiai taip neįvyko ir ten jie vienas į kitus pirštais badosi ir lyga sako, kad negavo jokio prašymo iš Neptūno nukelti tų rungtynių, nebuvo derinama nei su Šiauliais, nei taip toliau. Tai ir tas lengva ranka prisimamas techninis pralaimėjimas man irgi daug atrodo pasako, nes tu tam fone girdi kitą pusę ir plus tos nemokamas atlyginimus. Tai, tai šiaip labai liūdna Klaipėdoj, nes prie tų visų pinigų ir kiek gauna, kaip tu sakai, jeigu tavo nuostaba sukėlė, kad 370 gauna iš miesto. Kur babkė, šiaip labai normalus klausimas. Tai aišku, galbūt atsakymas, bet tai gerai, tu kalbėjai su Neptūno atstovais, ne? Jo. Kaip jie aiškina, kur pinigai? Nėra problemos, sakė. Nėra. Mes tvarkysim, mes kontroliuojam. O nesutvarkėt, kaip sako Rimvydas Čekavičius, nes? Tai aš nežinau, aš sakau, klausiu, bet žaidėjas, sakau, tai skundžiasi, jis negavo pinigų. Tuo įkris. Tai rimtai? Taip, padaryt. Bet čia cinikai kokie sušikti. Tai man, dar aš noriu biškai pasidomėti, per šią savaitę bus įdomu pasiklausyti tų kitų nuomonių, nes jie susiskiria. Ne, anksčiau būdavo tokie, aš pas negi žaidžiau. Aš tai savivaldybės vietoje išgirdęs tokią istoriją. O savivaldybė yra palanki. Po vieną ten tą klerką, fuk, jeigu tu nemokė atlyginimų. Savivaldybė yra palanki Neptūnui pusė. Nu tai kitas klausimas, bet jeigu tu nemokė atlyginimų ir viskas, ką tu atsakai, viskas gerai. Viskas gerai ir nėra problemų. O tai kodėl nemokat? Sumokėsim. Ir kitas reikalas toks, kad prie tokio biudžeto net nėra pilno personalo. Pavyzdžiui, komanda startavo be kinezitera. Pautės, taip. Tai va, tai jis daug tokiam lygiai ir žaidėjas traumuojasi, priežiūra. Laikykitės planas, ką galiu pasakyti. Tai tikiuosi, kad jis įspręs, nes... Aš jau noriu, kad garsiai pasakė, aš galvoju, gal pajudins biškį. Nes čia skamba tai... Skamba kaip pirmiausia kažkokie pateptieji, gerieji, samariečiai nuleisti iš savivaldybės daro, ką nori, pinigai neaišku kaip vaikšto, bent jau kaip tu pasakoji. Tai labai gerai vaizdas. Gal kažkaip yra kitaip, daug dievė ir tie pinigai sujudės, bet jeigu jau komanda boikotuoja ir nežaidžia. Neboikotuoja, nėra, kad neboikotuoja, jie sako, kad nežais, nes buvo neva planas, kad suderins rinktinę, bet žinai... Tai čia boikotas yra, jeigu nežais. Ne, tai buvo suderinta neva, kad rinktinė suderins prieš langą, kad neįvyktų tos rungtynėse, o dabar Neptūno žaidė Atėnuose su Panathinaikos Europos taurės ir po turų... Atinaikos. Ne, su Panathinaikos. Atinaikos žaidžia Šventaraitė. O yra Atėnų Panathinaikos yra dar gerai. Moterų komanda Panathinaikos? Okay, aš visą laiką galvojau, kad Panathinaikos moterų komanda yra Atinaikos. Ne. Tu ką tik ištaisėjai man vaikystės klaidas. Ok, tai žodžiu, nėra, kad čia dar kol kas boikotas žaidėjų, bet tam bendram fone turbūt jie prisibijojo, kad gali ir nežaisti. Tai žodžiu, Neptūnas paleido tas krepšininkės, prisidenginėja to, kad kaip mes rūpinamės rinktinės krepšinio ir išleidžiam savavališkai, taip geranoriškai krepšininkės atstovauti šalims ir Didžioji Britanijoje ir Lietuvai.
Tai keista ir prie tokių sąlygų man atrodo, kad ta komanda galėtų būti visai kitam lygiai, bet kažkur yra didžiulės spragos. Ar kažkur... Tu pats esi kibirkšties vienas iš atstovų. Tai tu žinai maždaug, kokių pinigų reikia ir ką su tokiais pinigais galima nuveikti ir tas krepšininkų kainas plius minus, žinai, tai... Tai aš sakau, tas sudėtis neatrodo net pagal tuos pinigus, absoliučiai. Ten didžiausias atlyginimas, jeigu taip iš akies spėčiau, 3,5 tūkstančiai yra krepšininkės, 3,5-4. Max, ir tai gal jau dar biškai perdėti. Nu, gerai. Tai va, tai... Okay. Tikiuosi, kad labai įsispręs ten ir... Nes šiaip tai moterų lygoje, net žiūri, čia antras pralaimėjimas. Panevėžy irgi komandėlė surinkta tokia šiaip savo A divizionė žaidžia, neišvyko į Rygą žaisti, nes nėra žaidėjų, nes nesurinko tinkamai sudėties ir jau antras techninis pralaimėjimas, kur ir toks atrodo, jaučiu kaip... Net nesakau, kad norma tampa, bet labai lengva priimama. Ir šitas kažkaip net nenueina žiniasklaidoje, o žinok, LKL techninis pralaimėjimas būtų, tai čia be precedentis atvejais tiesiog, tai o moterų. Ne, kažkada aš atsimenu, statyba nenuvažiavo į Žalgirį, nes autobusas sulūžo per vidurį Kauną, per vidurį magistralės. Gal dėm ketvirtį ir Hebra. Sako, gerai, sako, Žalgiris su metu už statybą ten buvo žymiai stipresnis, sako, gerai, bent 20 taškų tik gavom. Ir 0,20. Ir dar kame esmė reakcija buvo vakarų bangos Neptūno rungtynėse LKL. Neptūno čia. Ir buvo transparantas iškeltas fuck LMKL. Sužinutė Lietuvos moterų krepšinio lygai. Tai o kas palauk dabar vadovauja LMKL-ui? Alvydas Cecys. Kalbant apie rungtynės, kurios vis dėlto įvyks. Lietuva, Didžioji Britanija, šitas kriminalas baigėsi. Tai lapkričio 27 mes žaisim Cooper Boxe Londone su Didžiaja Britanija, tam pačiam Cooper Boxe, kur žaidžia ir London Lions, tavo brolio vadovaujamas klubas Europos taurėjai ir Didžiosios Britanijos lygoje atgavo licenciją, skamba labai juokingai, FIBA galiausiai sumenkino sankcijas, nors dar dalis jų yra pritaikyta Didžiosios Britanijos krepšinio federacijai. Ir žaisim, Lietuvos rinktinė žaistas rungtynė su Didžiaja Britanija. Gal girdėjai, kas ten per šalinas? Iš viso, kiek teko girdėti, koks ten buvo bardakas ir koks iki šiol yra dar Lietuvoje Anglijos krepšinėje, Anglijos krepšinio federacijoje, kad ten vadovauja šiaip ir tikrai. Na, žmonės, kur tikrai kol kas ir FIBA yra labai jau nusivylusios, pati FIBA yra nusivylusi ir ten būdavo sakė tokių istorijų, kad dar praeitais metais, tai šiandien ne praeitą sezoną, užpraeitą sezoną dar Hebra veždavosi savus kamolius į išvykas, nes šeimininkų komanda negalėdavo aprūpinti kamoliais. Būdavo, kad teisėjų trūksta arba sekretariatų, tai būdavo šiaip žmonės paimti iš sekretariatą, kurie ten dar sakant, nekompetitingi, tai bet dabar... Čia apie lygą kalbėjome. Čia apie lygą, jo, čia pačią lygą. Ten ir yra mėgėjiškas tas turnyras iš tikrųjų. Nu tai faktas, tai dabar ten susikūrė nauja lyga, kurios nepripažino Anglijos federacija. Ir tada įsikišo FIBA. FIBA įsikišo dėl to, kad už 2 metų, kai ateina į Angliją, į Manchesterį, į Londoną, NBA Europe ir jie tikrai nori sutvarkyti šitą reikalą ir nori, kad nebūtų, kad jo lėtai pajudėtų ir nebūtų tokių dalykų, kokie vyksta dabar. Kad nekonfliktuotų, kas čia, ne, tai pirmiausia, kad pakeisti kažką tai būtent pačioje Anglijos federacijoje, tai dabar pati FIBA jau turi sąsajų ir pradeda kontroliuoti kažkiek pačią lygą, tai yra įvedė kažkiek ir taisyklės, galų gale ir teisėjų licenzijavimą ir kitus dalykus, kad jau kažkiek tai juos pagelbėti. Ko žvengia? Nepradeda nuo taisyklio, kažkokias taisyklės, tai dėl būtent to, kad gražinti tas rungtynes, tai sako, čia būtų didelė pirmiausiai bauda televizijom ir kad tai bent jau kažkiek sumažintų tą visą šaršalą. Ta prasme, jie pasistengė šiek tiek pasivalyti kiemą, kad vis dėlto įvyktų rungtynės Lietuva Didžioji Britanija. Nu ir būtent sakau, čia FIBA būtent tą dalyką padarė, kad kažkiek tai įvesti tos tvarkos, nu ir po truputį ta tvarka yra, aišku, dar labai daug trūksta iki to, būtent iki tokios tvarkos, kokia turi būti, nu bet faktas, kad jie per keletą metų nori išsivalyti ir jie nori padaryti taip, kad tikrai, kai ateitų sakant, NBA Europe, kur vėlgi yra Manchesteris, kur Manchesteris turi 2 arenas 18-23 tūkstančių vietų ir kol kas labai bus įdomu, vėlgi iš kitos pusės, ten šnekant apie tą NBA Europe, dėl ko viskas čia ir daroma yra, tai sako, kad kol kas galimai NBA Europe ateitų prisišlėję per kažkokio klubo, nes Londone lygiai taip pat to arenų pilnų nėra, reiškia, kad būtų, tai būtų įdomu, o kas liečia toliau federacijos, tai ten jo.
ten po truputį gal reikalai tvarkysis būtent dėl FIBA. Ko reikia toj federacijai Didžiosios Britanijos? Reikia Martino Purlio. Bitos, Bitas. Remygos ir kad per radiatorius praseitų truputį. Nes, Remyga kažkada sakė taip LKL valė, ne? Jis sakė, jo. Kliokai išvarė. Nes nereikėjo teisinių priemonių, užteko Bitos. Bet reikėjo, aš. Ja, bet aš galvoju, kad ten dar reikalai ilgi bus, nes tengi vis dėlto yra parduota ta lyga, federacijos valdoma lyga Glikmanui už ten daugybę pinigų ir kaip ten įsispręsti viską, tai įdomu. Jo, šiaip įdomu ir šiaip sakė, kad po truputį reikalai turėtų keistis. Turėtų keistis ir FIBA daro viską, kad tie ledai pajudėtų ir pirmą, ką jie padarė, aišku, tai dabar pasikeitė federacijos prezidentas, bet... Kliokys dabar? Taip. Bet to pačio supratimo kol kas, kaip tą daryti, matosi, kad trūksta dar. Tai žaidžiam dabar lapkričio 27 su Britais ir tada dar 30 Klaipėdoj su Italais. Dar mūsų grupė yra Islandai, bet čia jau bus kitas FIBA langas. O FIBA langą moterų pradėjo, ką aš minėjau. Nu. Su komis grupiai? Ar žaidam? FIBA langas? Taip. Tai žinoma, kad yra... Ta pati Belgija. Belgija būčiau sakęs, taip kitko. Tai beje, tai ką noriu pasakyti? Belgija ir Suomija, kaip ir sakiau. Jo, tai lietuvės dabar pradėjo molėtose, žais su švedėm trečiadienį, berots, ketvirtadienį išvykoj ir sekmadienį Vilniaus Twinsbet arenai su Belgijam, Europos čempionėm, tai proga ateit pažiūrėti ir dar kartą. Atsimenu, praeitą kartą kokia buvo. Įėjimas nemokamas? Nemokamas. Tau nemokamas. Ne, visiems nemokamas. Visiems nemokamas, ne, bet klausyk. Atsimeni praeitą kartą su Belgijam. Su Belgijam atsimenu, dviem taškais tik gavo. Jo, bet koks buvo ir Tūsas tribūnas, ir Baumelo koncertavo. Bet matai, tos rungtynės labai daug reiškia. O dabar vis dėlto tu žiūrovo nelabai apgausi šitos rungtynės. Bet pakviesi. Pakvieskime. Neapgausi, bet pakviesi. O ką mes šitoj sudėty turėsim iš pagrindinių tokių? Moterų? Jo. Tai ko neturėsim Kamilės Natiskaitės? Jūs tai žaidžia. Atvyko, taip, jinai lietuvė, patriotė. Tai jinai šito nepraleidžia, nors ir turi turbūt raumelių, bet Kamilė, aišku, polisis ir dar kūnai atsigauti, nes ir vaiko galų gale dar reikia priežiūrą apsimti, tai šitas tinkamas metas atsikvėpti. O ko neturėsim, Lauros Svarytės? Miškinėnis. Taip, kryžminė raiščio trauma nutiko. Pats vestuvės vedžiau. Kiekvieną kartą šitą pamėgau. Aš realiai galėčiau, aš žinau, bent kelias pavardės galiu minėti ir tu sakysi, pavyzdžiui, nebus Monikos Girgaluskytės. Nevedžiau vestuvę. Bet? Gerai, neteskim. Kažkada sakėjai, kad buvai įsižiūrėjęs. Nu taip, bet... Nu gerai, toliau. Tai va, šitos nebus, bet bus jaunimo, bus Gabija Galmaskaitė, Danielė Pankstytė, Sintija Aukštikalnytė ir tokia proga. Sintija bus, šaunuolė, labai faina pana. Ta prasme, aš mačiau jos paskutinės rungtynės Lietuvos rinktinėje. Su jaunimu. Taip. Su jaunimu. Taip. Sintija, dar Nedonskytė. Danielė Pankstytė. Pankstytė. Taip. Va šitas aфиgenas panas. Taip, ir jas pavarys. Ir tas langas kaip ir nieko nereiškia, sakykim, nes mes ir organizuosim čempionatą su tom šalim, kas yra grupiai Belgija, Švedija ir kas dar. Ir Suomija. Bet dėl tų reitingo taškų reikia pakovoti ir plus gera proga tiesiog vėl susirinkti ir dėti kažkokią tą pamatą ateičiai. Plus pajungiant to jaunimo vis daugiau ir daugiau. Dėkime pamatą. Ko tu žvengi? Patinka, tu labai prasminis. Dėkime pamatą. Aš bandau įrėmint mintį. Vyručiai, fainai, mes čia įsiplėtojom. Aš buvau dar užsiminę, žinai, pačioj pradžioj, kad mes būtinai pakalbėsim apie tavo pokalbį su Dimau. Tai vat prie jo netrukus perėsim, bet dar taip į Eurolygą iš kitos pusės įvažiuojant, per galinį įvažiavimą. Jeigu per priekį neįleidžia, tai jis per galą. Taip. Tai aš vis dėlto užakcentavau Keneto Farido atvykimą į Panathinaikos komandą. Ir tu man paaiškink, kodėl jam reikia Farido? Man atrodo, čia daug ką pasako apie šitą. Kai tu ištraukiu Faridą, tai reiškia, kiek yra desperacija. Kiek yra rinka maža dabar. Desperacija rinkoje. Kaip vardas Faridas tikrai yra, kaip vardas, vienas garsiausių Eurolygos žaidėjų. Gerai, buvo vardas Vau, kai pirko į CSKA.
Tada, kai jį... Bet jis CSKA prieš 5 metus, jis atrodė... Baiskatas. Tai matame esmė. Žinai, tau vardas... Kaip sakė Purlys, naujas lietuviškas žodis, baiskatastrofa. Baisi. Taip. Tai, žinai, kiekvienas tas vardas iš Amerikos, kuris turi kažkokią, žinau, tau gerą prisiminimą iš NBA laikų, arba kad buvo didelės projekcijos. Tai man čia šitą ir panašu, ir žinau, kad čia buvo Atamano tiesiog Farid. Mano Farid. Bus Farid. Yeah. Ir tada CSKA jisai piš ir nieko nesigavo galiausiai. Ir dabar, kai atvažiuoji, tu matai tik tiesiog desperaciją, kas darosi rinkoje. Nes buvo Gudaičio pavardė, bet kaip jisai panašu, kad Atamanui lyg ir netiko, tai nėra ko ir ten važiuoti, žinai. Bet palais, vakar turėjo medicinkę praeiti, jis turėjo atskristi vakar ir eiti medicinkę, kol kas tyla. Kol kas tyla iš atėjo. O jisai prieš tai žaidė, kur Martynas tyla kol kas. Taivanė žaidė šis metais. Taivanė žiūri Puerto Rike. Tai pernai bičia žaidė Meksikoje, Italijoje, Puerto Rike. Šiaip durkį žemėlapį tu nelabai rasi, kur Faridas nėra žaidė. Plius dar pernai jisai buvo Emilio Redžo komandoje, kai Rytas buvo vienoje grupėje su Emilio Redžo. Jis ten dar pusė šlapenkos atrodė. Bet jis tada buvo ant suolo Vilniuje, kad važiavo. Vilniuje taip, bet ten per tas kelias rungtynėlės jis ten kažką dar parinko. Bet seniai, bičias šiemet žaidė Taivane, tai prieš keletą metų Šeškus Edvinas žaidė Taivane. Supranti, mes truputį jau kito. Ir jisai dabar atvažiuoja į Eurolygą, aš tai galvoju, aš nežinau, jam tai okei, bet Panathinaikos ką čia daro, žinai. Bet šiaip kaip keista, žinai, prieš keletą metų Faridas dar realiai buvo NBA staras. Jisai 2014 metais tapo pasaulio čempionu su JAF rinktinė. Rinktinė, kurioje žaidė Klejus Thompsonas, Rudy Gėjus, Kyrie Irvingas, Stefas Curry, DeMarcus Cousinsas, Andre Drummondas, Derikas Rauzas, Jamesas Hardenas, Demaras DeRozanas. Ir jis šitoj komandai buvo pasaulio čempionate naudingiausias komandos žaidėjas. 17,5 naudingumo balų prie šitų pavardžių rinko pasaulio čempionate Kennedys Faridas. Jis buvo NBA visų žvaigždžių komandos MVP. Ir paskui nusivažiavo. O šiemet Taivane, tai nežinau, gal Atamanas kažkaip iki 14 žiūrėjo jo karjerą. Agentas gerai pardavė. Ne, bet čia manau, čia ir yra, jeigu jau tu blaškaisi, būtent, jeigu tu blaškaisi, kad ir, aš įsivaizduoju, kad tie žaidėjai, kurie yra stabilus, turiu meni, kad nesiblaško ten po mėnesį, po 2, tai jie turbūt 2 mėnesiam ir nevažiuoja, arba jie kažkokių sąlygų prašo. O jeigu tu jau buvai Taivane, o jeigu tu jau buvai Taivane arba per metus pakeiti 3-4 klubus, tai normalu, kad tau čia, žinai, tas 2 mėnesių kontraktas yra visai normalu ir tu įpratęs prie šito. Tai paima tą žaidėją, žinai, pasirašo 2 metam, kol kiti negrįš, 2 mėnesiam, kol kiti negrįš ir viskas. Tai čia, bičias tai džiazuoja. Džiazuoja. Kaip sakai, pavarė tada rimtai iki 2.14. Ir pastarosius 10 metų 11 gyvena savo. Ant džiazai. Džiazai galėtų pasirašyti. Juda. Ja. Tai va, o šiaip tikrai paleidai galiausiai savo tą garsų intervą su Dimau, buvai jau čia užsiminęs, paanonsavęs, paskaičiau. Ir kaip? Kas įspūdį man? Pirmas įspūdis, iš tikrųjų, Vasilis Panulis jau gavo, jeigu anksčiau taip palašindavo Dimo pamasgėlių biški, taip, žinai, Vasilis taip, kas čia, žinai, kas čia, kaip jis sakė, Edmundas Jakilaitis lakštingalo sugrįžta. Tai dabar jisai paėmė kibirą ir taip mostelėjo normaliai. Šokiruojančiai, kai kurie sakiniai buvo šokiruojantis. Pavyzdžiui, kad Vasilis Panulis Donatą Motiejūną ne šiaip, kad atskyrė nuo komandos, bet jis tiesiog jo net neprileido prie komandos. Nebeprileido, jo. Tai... Iš viso, ta prasme, tavęs čia net neturi būti, ne kvapo, važiuok į Lietuvą. Ir kas esmė, kad, vėl jau... Ir net nebendrauja su juo. Tai aš galvoju, čia kažkur dar nesueina galai, kas tokio turėjo atsitikti. Esmė, kad nieko, pasak Donato, tai ką jis ir pasakoja tam interviu, nieko nenutiko. Tiesiog žmogui netinki ir jis negali šitą iškomunikuoti į akis, kaip vyras. Kas yra keista. Gerai, bet... Kažkas už to vis tiek, man bet kažkas čia, blemba, taip nebūna. Kažkur tai turėtų būti kažkoks paaiškinimas. Plius tu, kai būdamas klubo žmogumi, tarkim, vadovybė, tu matai, kad, nesueina 2 žmonių interesas. Mintis. Ir kaip tu nesusini pasikalbėti, galų gale, arba, žinai, Donatas sako, noriu pasikalbėti su Spanuliu, laukiu po treniruotės, jisai sušūkė komandų šūkį, biškai nusisuksiu, jūs Spanulis jau pro duris eina, ne, kur jau buvom sutarę vos nepasikalbėti, žinai. Ir ištisai toks bėgimas, šoks ignoravimas, duoda rankas visai komandai, visiems žaidėjams, prie manęs prieina, apsisuka ir nebeduoda. Tai
Kas čia? Biškai psichologinis smurto kvepia. Šis taip tai jo, dabar kai tu pasakai. Provokacija nori, kad kažkokį, žinai, norėjo žaidėjas stumti į tokią situaciją, kad jisai pats pabėgtų galbūt. Kažką imtųsi, kažkokių priemonių, perteklinių kažkokių ir dėl ko paskui būtų galima gal nusitraukti tą patį kontraktą. Bet šiaip vis tiek apie trenerį sako tokia komunikacija, žinai, nu tu, tugi nėra kažkokių kitokių būdų su žaidėju atsisveikinti. Ir plus ne vienas, jisai buvo nedonatas vienas. Tai kalbant tokį ignorą, jo, tai aš galvoju, nu vis tiek Vasilis Panulis, jaunas treneris, kūrėsi savo įvaizdį, ne? Ir sakai, Donatas ne vienas, tai tu eini per pasaulį kol kas su va tokia žinutė apie save kaip apie trenerį, kad jeigu tu netiksi kažkam, tai tiesiog bus tavo atsukta nugara, žinai. ir tavo telefonas ir bus užblokuotas ir messengeris. Ir praeitą sezoną, žinai, kad prašiau, kad tu būtum sėkmingas, tavo tas debiutas ir tu galėtum, žinai, visus, žinai, kairė dešinę sintinėti. Tau praeitą sezonas visiškas piš, nu tu atėjai, Eurolygos finalas, bet su tokia sudėtim turbūt, kai ateini finalą, tu nori laimėti, bet plus prieš Fenerį, kuris, irgi buvo tokias skirtingos formos iki to etapo ir galbūt galimybių tikrai turėjo nemažai Monako, bet esmė ir vietiniam fronte viską paleidai. Taurė, lyga, viskas pralaimėta. Plus tie santykiai, sakau, ir su Mike Jamesu ten tokie keisti, buvo Vito Braunas, kuris irgi nuo komandos buvo pastumtas. Ta pati Nika Kalatėsą, tai jis irgi ką tik išsiuntė į Partizaną. Irgi išėdė. Išėdė, nu savo išėdė, aš nežinau, ar čia yra Paoli reikalas, ar kaip, bet tai graikas savo tautėti. Yra treneriai, kurie žaidėjus atleidžia, o yra kurie išėda. Ne, iš kitos pusės gal paprasčiausiai nematė vietos jo, čia irgi negali žinoti. Bet kiek žaidėjų, realiai 3, Vito Braunas, Matijūnas, Kalatėsas, kuri pasirašyti buvo vadovybės. Bet tai palabė, matai, čia vėlgi, čia jis atėjo gerai, ne jo pasirašyti buvo, čia mes gal galim sakyti apie Trinkierį, kuris pasirašo Meneką ir jam neduoda žaisti. O čia jis atėjo ir tie žaidėjai galbūt netiko jo sistemą, tai čia kita vertus tai, bet aišku apie tai, kad jisai nemoka ir negali, nenori iškomunikuoti, čia yra tikrai galbūt toks rimtas signalas, vis tiek kaip ir naujas treneris. Tu jau šituos signalus kiti žaidėjai, kurie norės pesi atvažiuoti, nu jau turės rimtą labai tokį klaustuką, galbūt tokias abejonės, kad nu, galbūt treneris kaip treneris yra gerai, rezultatai gerai, komanda gerai, miestas gerai, bet nu, komunikacija tarp trenerio yra nekokia. Nu jo. Šiaip labai iškalbingas Donatas buvo šitam pokalbį, tai aš kviečiu paskaityti, žiūriu, kad labai populiarus intervas, nes jau ir komentarų belia kiek mūsų masteliais, kai ten pas mus tų komentarų nebūna tiek daug, bet skaitomumas vis tiek įspūdingas. Tai man labai patiko va šita dalis intervo, sako apie Žalgirio ir Zvezdos rungtynės ir apie emocijas savo kalbėjo, ir čia labai iškalbinga. Sako, tikrai nėra kažkokio didelio asmeniškumo, yra sportinis pyktis. Buvau siūlomas Žalgiriui, esmė tame, kad mano emocijos buvo išeskaluotos po rungtynių su Žalgiriu. Bet jeigu pažiūrėtumėte mano rungtynę su Fenerbahče, tai aš ant suolo gale dar draskiausi daugiau. Fenerbahče buvo viena tų komandų, kurie irgi buvau siūlomas ir buvau siūlomas primiktinai. Taip. Supras, kad nu, vis tiek jisai turi tą zajabėlę likusią dėl to, kad kažkaip emocijos prieš komandas, kuriams buvau siūlomas, bet joms manęs nebuvo. Jo, bet kita vertus, matai, pažiūrėkit tą Jordano filmą, žinai, čia dažnai yra toksai papildoma motivacija to užsivesti. Užsivesti, įrodyti, ypač dar vyresniam amžiuje, va, Žalgiriukas man ten, aišku, čia yra viena ta medalio pusė, dėl Žalgirio, bet va, Feneris. Nepaėmė manęs tas, nepaėmė, dabar aš turiu papildomą motivaciją įrodyti tam klubui, kad aš esu geresnis. Tai čia irgi nėra, nežinau, ar čia yra blogai, manau, kad nėra tas blogas dalykas. Plus tas sąsaja su Žalgiriu, žinai, vaikystės komanda, metai iš metų mes... Ne, aš tik sakau, kad yra prieštaravimas savo, tikrai nėra kažkokio didelio asmeniškumo prie Žalgirį. O paskui buvau siūlomas Žalgiriui, tai buvau siūlomas. Nu, tikrai ne, aš su Feneriu dar labiau čia man emocijų buvo. Buvau primiktinai jam siūlomas. Yra tas asmeniškumas. Yra, ten daug gali. Aš turiu meni, kad prieštaravimas savo čia. Situacijų gali sakyti, bet kas susijęs su Žalgiriu. Žinai, tą sąjungą mes kalbėdom, ar jį gali įvykti, kai Matijūnas grįžo į Eurolygą iš Kinijos ir pasirašė su Monako, metai iš metų jam ten besisprendžiant ateities klausimą mes keldom, ar galbūt tai metas į Žalgirį, galbūt tai būtų gera karjeros pabaigos stotelė. Ir tas momentas, kad jis dabar buvo siūlomas, bet Žalgiriui nereikėjo, bet Žalgiris jau buvo sukomplektavęs. Kitas dalykas, Žalgiris nebėra senukų prieglaudos. Ir plus, ir žinai, buvo šansas tikrai dabar prieš pusantrų metų turbūt, kai Paulius Jankūnas ir Donatas Matijūnas kalbėjo apie tai, kad galbūt jau tas yra metas, bet tada Matijūnas
teikia pirmenybę Monako, kuriam jis jau buvo atstovavęs 3 sezonus ir laukia Monako sprendimo. Monakos dažnai nusitempė savo sprendimus į antrą vasaros pusę, Žalgiris tiek negalėjo laukti, tada prasitęsė Birutį ir tai buvo tas momentas, kur tiesiog viskas susidarė tas etapas ir Motiejūno akivaizdu, kad Žalgirį nebebus. Net ir karjeros pabaigoje. Ne, tai dabar jau čia akivaizdu. Tai, o dėl tų momentų, kaip tu sakai, dėl tartų eilučių, įskaitimo, žinai, tas pats Serbijos pasirinkimas, akivaizdu, jam skauda šitas reikalas, kad jisai sako, kad, jis turėjo tik tai progą, turėjo galimybę arba sėdėti nežinomybėj Monake ir laukti tokių situacijų, kad kažkur sustrumos ir tada galbūt man nepasirašys, bet jisai pasirinko žaisti tą galimybę, žaisti ėmė iš karto, kurią gavo su Zvezda. Bet akivaizdu, kad jiems skauda, jis jaučia ir tą visą šūdą, kuris čia buvo užvyręs, ir tą emocinį foną. Ir dabar turbūt jaučia galbūt kitaip to sprendimo pasiekmes, bet aikšteliai, kaip tu pažiūrėsi, jis dabar yra geriausias Eurolygos lietuvis. Aš tai sakau, aš turim išaukti iš to laiko, nėra čia ko... Vertybės jis akivaizdu pasakė. Ta prasme, aš myliu Rusiją, pasakysiu. Ne, taip, bet... Aišku, kad jisai yra prieš agresiją, jisai yra už Lietuvą ir jis yra, sakykime, kitoj barikadų pusėje, negu stovi jo gerbėjai šiuo metu Serbijoje. Tai čia, tai aš čia nieko naujo dėl to neišgirdau. Aš tik tai noriu pasakyti, kad, ko jis tikėjosi? Taigi buvo aišku, tai tu eini tenai žaisti šitą šūdo krūvą ir tu turėsi šitą reikalą. Plius tu matė, kaip Rokas Giedraitis, kad Rokas Giedraitis išėjo su ašarom akyse, tu ateini su šypsena veide. Ko tu tikėsi? Tai čia nieko neįvyko, ko nebuvo galima tikėtis. Ir jeigu iš yra šokiruotas, tai tada... Nešokiruotas, tiesiog, žinai, sakau, tu prieš tą sprendimą turbūt negalėjai nujausti, kaip viskas tau bus iš vidaus, kaip tave užklups tas emocijas, ne? Bet čia kitas klausimas. Ir tu dabar tik tai pajauti to sprendimo, ne? Visas tas pasiekmes ir tą emociją, kaip neigiamą ir kaip tave giliai paliečia. Tai taip jau yra. Tiesiog akivaizdu, kad, neįsivertino gal iki galo. Keista. Paskaitykit visi tą intervą, tikrai kietai pavarė Lukenzo. Galiu tave Lukenzo vadinti? Gal Lukutis geriau. Lukutis per brūkšnelį Lukenzo. Taip. Viskas, ilgai mes čia daug visko prišnekėjom. Einu pakuotis lagaminų. Ar tu excited, pasakykim taip? Žinau, kol kas dar ne excited, nes yra belekiek dar reikalų iki rytojaus išvykimo ir būsiu excited jau, kai sėsiu su tavim į lounge'ą oro uosto. Kaune yra? Ne. Nėra? Nemanau. Yra. Okay. Taigi mes Karmėlavą. Tai va. Ir tada jau mes, kaip sakyt, su selfie stikais darbuosimės ten pilnu tempu. Tikiuosi, bus geros medžiagos jau ir gerą laiką. Ko palinkėtų mum, Tomai? Jesu, pirmiausia, gerai praleisti laiką. Ne per gerai, kaip kartais būna. Svarbu? Taip, ne per gerai, kas kartais būna. Atsiminkit visas Dubajaus taisyklės. Ir vertybės. Yra labai griežtos. Taip. Okay. Šitas svarbiausia ir, kaip sakant, sveiki gyviai grįžkite namo. Ačiū. Gerai, pabaigai gal anekdotą kokią. Ačiū, jau nebe... Vieną Tomai. Nebeturiu. Dabar aš prisimenu. Vakar stovėjom su bičiuliais vaiko gimtadienį. Anekdotas trumpas, sako. Stovi draugai prie baro. Ir vienas stovė, sako, norit parodyti valią, kad galiu negerti. Praėjo pro visą barą, grįžo atgal, sako, matas, negeriau. O dabar išgerkim. Iki.